kaip jums būtų patalpa? Va taip gal ir būtų patogiai. Jo, va taip. Mes melagiams skambinsime. Yra toks veikėjas Slavka, ne kokia tai ten Bulavka. Užmušime tavi! Pakarsim, blėt, vidury aikštės pakabinsim! Kurios aikštės? Išsirink pat! Meškuičiuose galim? Nu, suvarys peilį į šonkaulius. Esi pasiruošęs tokiam situacijom, tu nėra, kad lauki. Kokius mane peršaunamą lemenę užsidėjęs papačią. Įsileiskit poligoną vieną syk ir nustokit jūs kaimiečiai šūkauti. Jūsų paauglystės laikais vienas iš talentų buvo, kad kumštį savo į burną mokėdavot susikištą, tai čia tiesa. Kad susikišdavau, tai tikrai. Nusivylę Žemaitaičiu. Aš tą labai užfiksavau. Gandoną ant galvos, ką mūsų idėjai čia karnavalui ruošies, vaidinsi. Žiūrėjau jūsų video. Tai tenai aš vaidinau Orlauską ir jūs prisikabino dėl Gandono. Mano manimu, tu ir be tos kaukės jau nesumaišomas su tuo organu. Prieš tai norėjot labai įvairiausių žmonės nužudyti. Ar manęs nenorit nužudyti? Oi, ne, ko juoksos tada. Tai vat siūlau nužudyti Dominiką Kubilių. Kasčiūnai tu, žlobė. Tokius vaflinskus reiktų kiekvieną dieną šaudyti. Apie tai tik kalbama, bet tai nedaroma, yra kalbos ir darbai. Nu dabar pažiūrėk, o kaip pas Kasčiūną atsirado šitas video? Tai pas mane ir arbalėtai yra, ir dujų balonėliai tokie, kur ir suparaližuoja, ir žmogus apsivėmė, ir apsišika, ir apsimža. Приедет Салафанас, мы с ним сделаем контент, приедет ко мне в гости, поедем, блядь, везде, в Шаулю Саjuнгу, там вы сделаем контент нормальный. O jisai, lietuviškai? Viskas skambina. Man skambina nežinomas numeris. Atsiliepiau ir ten mūsų Slavikas. Pasakykit Slavikai, kai prisistatysit savo tikrų vardų, tai tada galite man tikrai paskambinti, maloniai pabendrausiu. Tai būti LRT atstovu ir būti dalinai sukčiumi? Ai, bet mes ne apie tai, nes mes iškart per sekundę išrišom Slaviką. Ačiū labai, ačiū. Už Lietuvą. Taip, kokie iki. Sveika deginanti bendruomenė. Čia kanalas ant laužo. Ir čia mes deginam melą. Visų pirma, kaip visada noriu padėkoti YouTube prenumeratoriams, nes jūsų dėka visas melą deginantis turinys plinta kuo plačiau per visą šalį. Ir aišku, didžiausias dėkui Patreon deginančiai kariuomeniai už tai, kad tik jūsų dėka visas šitas turinys ir gaminamas. Jums esu dėkingas už tai, nes be jūsų nebūtų ir šito turinio. O šiandien laukia ypatingas epizodas, nes iš šios studijos mes melagiams skambinsime. Taip, skambinsime tiesiai jiems. Ir mums padės tai padaryti vienintelis turbūt Lietuvoje skambintojas, aktorius, cirko artistas, laidų vedėjas Viačeslavas Mickevičius. Sveiki visi. Sveiki. Slavka jisai. Nu, čia kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Vadinti Viačeslavu ar Slavka? Kaip Slavka. Slavka. Ir gyvenime tu esi Slavka. Jo, taip tokia santrumpa prigijo ir man labai patinka, nes tas Viačeslavas skamba toks naujas rusas su nafta priekiauja. Na, žinot, tokie jau geriau Slavka tada. Iš dviejų blogybių rinktis, kur skamba fonetiškiau gražiau. Gerai, aš perėjau iš karto ant tu, nieko tokio. Labai gerai, tvarkoju. Labai gerai. Tai ką mes šiandien deginsim ant laužo? Kaip aktorius pasakiau beveik. Žinojau, kad klausit, ir eidamas čia ir po to jūs netyčia ištarėt tą dalyką. Ant tu, eikim ant tu. Ištarė. Tai būtų arba bukumas, arba bailumas. Ir dabar nežinau, kas iš ko labiau kyla. Ir kas pirmiau, višta ar kiaušinės, tai čia irgi panašiai. Ar iš bailumo kyla bukumas, ar nenoras suprast tam tikrus dalykus, ar atvirkščiai. Tai va čia būtų abudu iš B raidės ir gal vis dėlto galvočiau, kad bailumas gal labiau. Bet bailumą tu suvedė į ką? Į tai, kad žmonės įtikė tam tikrais dalykais?
įtiki tam tikrais dalykais, bijo tą sužinoti tiesą kažkokią tokią. Kodėl reikia bijoti sužinoti tiesą? O lengviau gyventi, kai nežinai. Nu, tai jeigu dabar, pavyzdžiui, atsirastų žmogus, kuris nežinotų, kad karas vyksta Ukrainai. Kaip jisai fainai gyvena, kaip jisai, čia laimė būtų. Čia tas, kaip jaunimas sako, neapsikrauti. Taip, neapsikrauti. O kuo daugiau sužinai, tuo daugiau... Nu ir Downingo Krünigerio efektas iš to yra, kad super daug žinantys žmonės yra nepaprastai melancholiški, liūdni ir jiems užtenka proto suvokti, kiek jie dar daug nežino. Ir jau vien dėl to save apkrauti. Taip, tai ir tas posakis iš dalies yra daug žinosi, greit pasensi, ten 100 metų negyvensi, bet tas bukumas, jisai toksai... Jisai duoda daug ką, tokį apsauginį šydą, kažkokį tokį užsidedi ir išorinis pasaulis tave netaip liečia. Įdomiai labai ir kad bukumą suvedė su bailumu. Ir bukumas kartais, galvoju, vienas iš kito kilo yra būdų tapatus ir lygiaverčiai dalykai. Būtų šitoj situacijai. Tai norėčiau deginti juos. Gerai. Iškart noriu startuoti nuo to, ką pastarosiom dienom iššovė į plačią socialinių tinklų padangę. Tai video, kuris sulaukė per parą, kiek jis dabar sulaukė jau peržiūrų? Per 1,5 paros milijoną. Milijoną? Taip. Tai jo, žiūrėkit kuo daugiau, pasiekim 2 milijonus. Tai yra kažkas, kur sakė non-stop žiūri, nes ten jam taip patiko tas teksto išdėstymas, kad ir klausyt fainai iš dalies tą dalyką. Tai tenai, bet irgi tas dalykas buvo neruoštas nieko, ten gal tik tai išvakarėse padarė. Gerai, pristabdykim, gerai. Pradžioj vis tiek, aš noriu, kad mes dar kartą pasižiūrėtumėm šitą video. Gal yra tokių, kurie dar nematė, o tada jau mes atsuksim truputį atgal, kaip visą tai kūrei. Gerai. Žiūrim. Vakartį buvau pas Lazdijų merį dėl naujo asfalto, tai kaip liepė palaukti kalidoriui dėl priėmimo, tai kaip ir sėdau laukti kalidoriui, taip ir pralaukiau kalidoriui. Dėl tų poligonų, tai operatoriau pafilmuok. Tai dėl tų poligonų praeitų savaitų taip greideriai dirbo, taip greideravo, kad nuo tos vibracijos tie namai nahui aukštinkojom v pizdu apvirto. Tai kaip tie žmonėm gyvent? Reikia lipti pirmą aukštą viršun, kad užkurt židinį. Vienas namas visas apverstas, o kitas pakrybęs ant 20 laipsnių, tai kaip jame gyvent, kaip lauke, minus 15 laipsnių. Va čia gandralizdis, gražus gandralizdis ir tuščias, neali nei vieno gandro, kas skraidys, klagės, lekuos, nėra nei vieno, viskas išnyko. Čia tai pristatė kažkokiu tai betoninis baibokas su kažkiais čiuptuvais, a tai nėra, kad tie čiuptuvai iš mūsų pinigus siurps Europos. Arba kaip tik, jie nuodija mus per tą čiuptuvus. Žiūrovai, operatoriau pafilmuok. Matai dabar maskuoja. Maskuoja, kaip iškirto medžius, viską Lietuvoje iškirto. Ir maskuoja dabar. Operatoriau, viską Lietuvoje iškirto. Ir maskuoja su šitom sniego mašinom. Dabar operatorių pafilmuok, kokis tai dalykas buvo. Greideravo tenai, ir, akmuo šitas didžiulis, ne ta tik, tos greiderių vibracijos atslinko į Lazdijus. Va įdomu, ką Lazdijų merė pasakys, kai aš kitą, kad pasieteisiu į kalidorių. Tai operatoriau, tai čia užfilmuok. Vakar irgi buldozeriai greideravo. Čia vakar buvo pieva, lyguma buvo. Sniegai nutirpo ir į tą nugreideruotą vietą. Ir iškart upė pasdarė. Visą. Įsivaizduojat Lazdijos, visą kapčiamės čia infrastruktūrą supiso. Tai seniau šisuose vietose šaudydavo, dabar tai čia kareiviai šaudys, tai kaip čia dabar jį? Tai jūs mąstykit. Matot, kokių klausimų retorinių užbaigi, kiek mes daug nežinom. Bet tas geras, tai jūs mąstykit, nes visi, kurie skleidžia melą, beveik pabaigoje tą pasako. Kad mąstantis mąstykit. Taip, jie patys žino visą tiesą. Ir mažom dozėm mums tik tai pateikia tą tiesą. Kad mesgi patys turim iki to prieiti kažkaip. Nu, bet žinok, kaip prodiuseris ir režisierius galiu pasakyti, kad vaidyba tikrai nebloga.
Tai čia identiška tam personažui, kurį trolinu. Čia va tiek ta apranga, tiek jo va visi šitie dalykai. Mes jį dar pamatysim, bet norėjau paklausti, kaip va, tu prieini iki tokio jau taško, kad va, jau spaudžiat reką, ne, telefonu filmuojat, bet kad jau viskas, scenarijus gatavas, ilgos kančios kūrybinės. Koks procesas? Va, ypatingai šituo atveju. Per 5 minutės sugalvojau. Okay. Su reikalais Anykščiuose buvau ir žinojau, kad čia yra ten tie apversti namai, puntukas ir upė. Aha, ir kaip čia juos pritaikyti, nes šitie dalykas, čia žiūrovam gal ir tau bus naujiena, nu čia toksai žiūri naujo mokymo, kas čia yra, lietuviškas Boratas. O jisai bet ką paaiškint gali. Ir tada galvoju, aha, jisai upė, tai vadinasi sniegai nutirpo ir subėgo, puntukas į lazdijus atslinko nuo vibracijos, namai apversti, tai čia jau stato poligoną ir viskas blogai. Ir ten dar pakeliui buvo važiuojant gandralizdis, kažkoks tas bokštas, tu jau kai įsimeti į galvą jo mąstymo algoritmą, tą lietuviško Borato, tai tu viską paaiškint gali ir išnaudo tos dalykus. Ir čia buvo tas labai padarytas toksai fainas partizaninis video, nebuvo planuota absoliučiai nieko. Bet visada kupriniai pas save vežioju mikrofonus, kad būtų ta garso kokybė, ir dar paskutiniu momentu pamačiau tą sniegą valantį žmogų. Ir pagalvojau, kaip jisai išnaudotų. Man šitas labiausiai patiko. Nu, tikrai. Ir jisai geriausiai suėjo, jo, daug kas taip sakė. Ir tas sniegas, aš pats mėgstu lysti į akėtis, tai man tenai buvo realiai karšta. Nepatikėsit, bet man tikrai karšta. Ir kiekvienos scenos buvo po 3 video. Po 3 dublius darėm. Tai aš ten lauke buvau ir man karšta buvo. Bet vat po to ir į akėtis lendu prie ežerų namie, kaip ten turi būti, prie -20 esu lindęs, čia -15 buvo. Ir kai tas sniegą purškė, tai atrodo, kad su kercheriu kažkas sniegą į tave varo. Va tokio šalčio dar neteko patirti. Va būna mūza, tai trenkia per galvą su kažkokia tokia dubina ir iš karto sugalvoji. Ir jau aš irgi su to kanalu 11 metų, jisai nėra monetizuotas ir nėra kažkokio grafiko, kada tu dedi tą video. Kai sugalvoji, tada tai ir idėjai. Ir gaunas, kad tą publiką laikai tokio kaip ant trumpo pavadžių, jie visada iš tavęs kažko laukia. Ir būna pats save nustebini, kad vat, sugalvoji kažkokią tokią aktualiją. Ir irgi čia yra procentaliai buvo labai įdomu, kuriant tą personažą, supranti, kad jį reikia daryti taip, kad tie, kas jo nežino, vis tiek būtų įdomu žiūrėti. Jo, ir taip ir tikrai gavosi, nes aš neiškart tikrai pagavau, apie ką čia yra kalba. Aš supratau, kad tai yra, iškart pagavau, kad tai yra, aišku, poligono problematika, nes kertami ten medžiai, gandralizdžiai, viskas apie ką ir sukasi šitą temą, saugokim gamtą, ten ir visus kitus dalykus. Tai, bet vat kas tas žmogus, aš galvau, gal šiaip vietinis kažkoks Kapčiamiesčio. Tiesa, aš aišku, originalo dar irgi nelabai žinojau. Tai čia man atradimas, tas Gintaras, jį irgi va toj parodysim. Ir čia nėra parodija konkretaus video, čia yra mozaika iš tam tikrų jo video, kur jisai ir vasarą būna ten smegdobė atsiveria ant asfalto, jau jinai yra užtverta, policija stovi, gaisrininkai stovi, vanduo teka ir jisai atbėga į įvykio vietą, kur jau yra aptverta ir visos tarnybos ir jisai, va, matote, tai kas būtų, jeigu čia būtų važiavęs maža mergaitė su dviračiu, jinai paskęstų, o tai kur dabar ta merė ar sąžinės, jis va tokioj lygioj vietoj prisiplaka. Bet jis, kaip suprantu, ant tos merės vargšės važiuoja ir važiuoja. Reguliariai, tai čia va tai ir yra. Ir irgi dar yra tam tikri tokie markeriai, jų paternai kalbėjimo, tai jie niekada neištarė tų žodžių, kalydorius pas jūs yra tenai. Ir iš to vat galima atsekti dar tas dzukavimas toksai, tai reikės jį labiau gal pasiskambinti. Jo, čia reiktų pasistengti labiau, teisingai. Taip, bet kai viską tą sugalvoji ir kai pradeda filmuoti, žinai esmę ir būna dar vietoj prisigalvoji tam tikrų dalykų. Gerai. Netemki mūsų, kaip ten sako, ūsų, žodžiu, liūto už ūsų, parodykim Gintarą. Nu ką, velniai, ar norit ant kalėdų raganaičių? Atvažiuokit į Dzūkiją. Viskas lepia po žiemą. Ar pasilikti? Dangus ima rausti pusę 4, norėčiau nejausti tą, kad tam jaučiu. Žodžiai pavirto nejaukia tyla, ojoj, ojoj,
milijonų LRT. Įsileiskit poligoną vienąsyk ir nustokit jūs kaimiečiai šūkauti. Juk pritars tam poligonui ir Seime, jūs miškam namam ir žemė pusate. Mes iš namą daug iškrešim pinigų. Labą dieną, čia gal prezidentūra ir gerbiamas Nausėda prezidentas. Mane puola, ruskai puola, baltarusiai puola ir utėlės jau šių naktį užpuolė. Ratavo gitanai. Pone merė, kodėl jūs pritarėte Kapčiamiesčio poligonui? Aš jau nepaisau, ką tie žmonės pasakys. Mums reikia juk karinio poligono. 12:30 druskininkuose, tai va labai lauksime. Va operatorius jau dreba nuo šalčio. Grūdykis operatorių labiau žodžiu, nesušalkite, labai lauksime, ypač Kapčiamiesčio bendruomenės narių. Atvykite, pažiūrėsim, ką Remigijus su skardžiomis sakys. Nu, tikiuosi, kažką turi planą surezgę, kaip įsaugoti mūsų Lietuvos gamtą. Ačiū. Vis tiek jų matai net daug, pakankamai. Perklausai, ką jie kalba, kaip kalba, kas yra bendro, kas sieja visus meluojančius žmonės. Tai tas bukumas turbūt ir būtų toksai bendras, tas toksai dalykas, Kvailumas. kad aš iš viso matau šiais laikais yra mūsų tos technologijos tobulėja, atrodo atsirado dirbtinis intelektas, kur paspaudęs mygtuką gali tau atsakyti, gali į bet kurį pasaulio klausimą, o jie ne informacijos ieško, o jie ieško to, kas patvirtintų jų bukumą. Ir jie puikiai tą labai gerai daro ir tu matai, kaip jisai plinta ir supranti, kad tos technologijos naujausias intelektas dirbtinis, o mirsim nuo natūralaus intelekto trūkumo. Ir jie ant tiek buki, kad neįsivaizduoja, kad žiūrovas nesutinkantis su tuo, ką jisai pasakė, tą informaciją lengvai patikrinti gali per kelias sekundės. Ir tą ir daro, ir patikrina, bet jau būna per vėlų, jie jau būna kitą video paleidę. Gerai, bet auditorijas kažkokios susirenka. Susirenka, tai vietiniai irgi žmonės, taigi yra tas toksai, negalite ten sakyti socialinė padėtis, bet ta tokia atskirtis, tai yra toksai kaimas, bet ne geografiniai plotmei, o kažkokia sielos dimensija tokia, kur suprantat, tas toksai kaimas, aš čia neturiu nieko prieš to žmonės gyvenančius, čia ne šito, pats esu kaimietis tai gyvenęs, ir ten karvės turėjęs, ir melžęs, ir veršiukų gimdymus priėminėjęs, taip, bet tas toks kaimietiškumas, tai tokia sielos būsena, tokia, aš pats savo esu toks kietas aktorius, nes aš realiai dariau parodiją iš parodijos. Nes matėt, kaip jisai su tais, kaip su tais perukais laksto, moterį vaidina ir dar toksai juokis lygio, tokio Ambrozijos lygio. Taip, 92 metai. Taip, bet ankstesnė Ambrozija, nes vėliau kažkaip ir gerų tokių visai pašaudydavo dalykų, bet tas toks žemiausias dugnas, kur galvoji, kad jeigu išsidažysi, bet kaip užsidėsi spalvotą peruką, tai jau pusė sėkmės salė išlūš. Tie dalykai neveikia niekada, o jisai gyvena strigęs tam laikė, kur galvoji, šitie dalykai vos nėra pagrindiniai. Ir, tai man taip džiaugiuosi, kad pavyko padaryti parodiją iš parodijos, nes čia yra beveik neįmanomas dalykas. Aš kažkaip čia atrodo, kad užtenka originalą žiūrėti ir jau yra per akis. Taip, ir tas krinčas ir toksai, kažkas neįtikėtino. Gerai, dabar norėčiau truputį pereiti nuo aktualios Kapčiamiesčio, peržengti į tavo kasdienybę, į tai, kad tu vis tiek pagrindinis tavo hobių, turbūt čia reiktų pavadinti, yra skambinti visokio plauko melagiams. Tai noriu, kad dabar pažiūrėtumėm vieną skambutį, nes jis kažkaip turbūt labiausiai mane suglumino, tu ir pats turbūt net pasimetei to skambučio metu, bet apie tai ir pakalbėsim. Pasižiūrim. Klauso. Labą dieną. Labą dieną. Ar čia Irma? Taip, klausuojusi. Čia Viačeslavas jums skambina. Taip, klausau, Viačeslavai. Čia kur prieš savaitę buvot negražiai parašius apie mane. Apie jumis? Taip, Slavka Channel. Tai ką jūs ten parašėt, o po to ištrynėt? O tai kaip jūs elgiatės? Ar jūs save matot?
Tai aš ne tik save matau. Ar biškutį kultūros jūs turit? Aš noriu paklausti kitą dalyką. Jūs užsiimat, praktikuojat budizmą ir tokie pikta esat. Nu taigi čia Ką reiškia pikta? Ką reiškia pikta, kai tavi už nieką, tavi linčiuoji, kaip Jėzus ant kryžių kal? Ką tu man čia aiškini? Budizmą, ką aš tau, blėt, šiknaisiu lysti? O bet kodėl tam video mane išvadinot komentare, kad esu kaip žudikas tų dviejų nekaltų merginų Kaune? Nu taip atrodai. Tai čia labai mažai trūksta toksai pataptum. Kaip tasai Bartuškevičius, kur ten spjaudosi, psichinis ligonis. Jūs suvokėt, ką jūs darot, iki kokią lygį. Taip. Yra viskam ribos. Jūs norit pilietinį karą sukelti? Ką? Ar jūs norit link to pilietinį karą sukelti? Dar vienas mitings ir ten bus pjautynė. Ar jūs nesupranta? Ir link to jūs eina. Tai žiūrėkit, nuo to mitingo dar buvo 3 mitingai ir nebuvo pjautynių. Nu, bet gali tik dar vienas jau būti pjautynė. Nu gerai, bet jūs dar mane pavadinot serga gal kažkuom, degradas kažkoks. Nu tai taip, gal tu sergi, nu tai kai išprotėjęs, užsipuoliai Gražulį atvarai, ką Gražulis negali ateiti į mitingą. O kas jisai toks Lietuvai, kad jis ten ateiti? O kas tu toks esi? O kas jisai? O kas tu toks esi? Nu, jisai net negali į Seimą kandidatą. O tu save laikai? Aš? O tu save laikai, tu tas iš visą esi? Išganytojas. Tu turėsi man skambinti. Tu man paskambini, kur aš tau turiu leisti pasakyti, kodėl tu iš viso man skambini. Tai aš ir aplankyt galiu. Tu čia mane gazdini? Ne. Ką, tu mane gazdini? Tu mane šeimą gazdini? Ką tu tave to uvagu, blėt, psichinių ligonių? Tu nežinai mūsų ir kas už mane stovi. O jūs nežinot, kas už mane stovi? Štais nieks su bagėliu nestovi. Stovi? Nieks. Stovi. Nieks nestovi. Tu čia manęs negazdink, gerai? Stovi paklodė graži. Kodėl jūs galvojat, kad aš gazdinu? Tu manęs negazdink, dar kartelį sakau. Kodėl? Negazdink. O kodėl? Kodėl galvojat, kad gazdinu? Gyvenime neskambink. Kodėl galvojat? Užmušim mes tavi. Užmušim. Prilėsim prie manęs, prie kitų mūsų žmonių. Užmušim mes tavi. Pakarsim, blėt, vidury aikštės pakabinsim. Kurios aikštės? Įsirink pats. Meškuičiuose galim? Eina savo. Paprastai žmogus subėgsta ir jis tada viesta ir apsiramina. O čia jinai atvirkščiai kyla, kuo toliau, tuo labiau užsipumpuoja, rėkia, grasina. Nu, jeigu būčiau šalia, tai tikrai trenktų, gal net ar dar kažkas. Tai vat man buvo labai įdomu, kaip tu šitam kanale darai vienus dalykus, man buvo labiau įdomu atverti, tą parodyti, kad toksai žmogus yra kaip tiksinti bomba, kuri gali sprogti bet kada. Matot, man labai lengva, nes man prieš bet kuris žmogų, kuris gaus mano skambutį, labai lengva, nes aš jau pasiruošęs bet kam. Jisai ne. Tai ten jau daryk, ką nori. Ta prasme, tu nejaukumo jausmo neturi šitoje vietoje. Ne, neturiu. Ir ten yra nukirpta vieta, aš ten susakau tikslų jos adresą ir pasakau, kas aplink jos namus dedasi, nes aš gavau informaciją, kur yra Google mašina važiavo, Google Street View. Taip. Ir yra, net matosi, kaip jinai medituoja pas save parke. Pas save sodelyje medituoja. Ir jinai, mano va šitos išvardintus dalykus priėmė kaip grasinimą. Nors ten ne žodžio nebuvo apie grasinimą. Ta medžiaga pas mane yra tos 10 iškirptų sekundžių, jeigu policijai reikės, galėsiu pateikti. Tu pats nepavargsti nuo šito viso? Tai aš ne kasdien tą darau. Emociškai. Ne, nepavargstu jau. Čia tas man atsiradęs toks budizmas, kur ten pats Buda galėtų pavydėti. Taip, mokė atsiriboti nuo tų emocijų, mokė nekreip dėmesio. Ir, triukšmas, jį pralauki, tada toliau klausi klausimo. Ir tai kartais būna jau atsibosti nuo to, tai norisi kaip kokiu personažu paskambinti, senų dėdų apsimesti, patampyti. Tai gal šiandien pavarysim? Padarysim, labai noriu, kad ne savo balsu, o kažkokį tai seno dėdų, tada labai fainai gali sugalvoti kažkokį scenarijų. Nes jeigu paskambinti kaip Slavka, labas, kaip aš Slavka, skambinu tau, aš tavęs nekenčiu iš karto kaip. O čia tu jau tada gali įvairių žmogaus spalvų, atspalvių pamatyti. Reikia, kad žmogus kuo labiau užsikalbėtų ir tada žmonės klausydami gal pamato kažkokį savo pažįstamą kaime, kuris masto taip pat ir jau tada lengviau būna atpažįstami tam tikri tokie dalykai.
tokia lengva tavo provokacija. Ar jinai negalėtų būti tuo degtuku, kad kažkas pasielgtų jau truputį kardinaliai ne taip, kaip galėtų pasielgti, ne? Arba iššauktų tam tikrą, nežinau, agresiją ar net kažkokius smurto protrukius. Niekada apie tai negalvoji, kad vis tik tu esi kaip dirgiklis tam tikras. O gali būti, ir esu net pasiruošęs, ir kad kažkas suvarys peilį į šonkaulius, kur nors kokiam turgui rietavo, aš ten dažnai lankausi. Ir esi pasiruošęs tokiam situacijom, tu nėra, kad lauki. Prasme, neperšaunamą lemenę užsidėjęs papadžio. Taip matosi? Juokauju. Ne, tai čia yra tas budizmas, kur tu būni atsipalaidavęs, ramus, bet iki tokio lygio, bet esi viskam pasiruošęs ir nieks nenustebintų. Tai yra ir ten namie pakankamai tam tikros tokios vietos, ten jeigu aš ten mėgau ir įsilaužė, tai pas mane ir arbalėtai yra, ir dujų balonėliai tokie, kur ir suparalyžuoja, ir žmogus apsivėmė, ir apsišika, ir apsimža. Tai tenai namai apsaugoti kapitaliai. Po to aš ten kirvius mėtau labai gerai, peilius mėtau labai gerai. Ir pas mane biškiai yra toksai, prisimeni iš tų laikų, buvo filmas Policijos akademija ir buvo vienas... Bet tu pats esi kosmonautas. Taip, bet tenai buvo vienas toksai personažas, kuris ginklus viską išmano iš Policijos akademijos. Buvo, aš dabar neprisimenu vardą, tai pas mane panašiai namie kažkas tokio yra ir mašinoje, kiekvienoje aš kelias mašinas turiu, kur tu ne tai, kad lauki, bet esi pasiruošęs tiem dalykam. Tipo ir arbaletas ten po sėdynėm. Ir čia kažkoks... Arbaletas namie, nes jeigu vežiotų mašinoje, tai jau yra nelegalu. Nelabai legalu, jo. Taip, ir, tai būtų taip įdomu kažkaip, tai, arbaletų važinėt būtų tikrai įdomu. Įsivaizduojat, kaip, jie galvoja, kad tu auka, o realiai medžiotojas esi tu. Tai čia būtų labai įdomu tą dalyką pamatyti, bet aš bijau tokių, ne tai, kad bijai, bet nenustebti, jeigu taip įvykstų, kad eini ir staiga nugaroj šilta pasidaro, atsisukė, akisi aptemsta ir nukrenti. Jis įsivaizduoja tokią situaciją. Manau, galėtų būti. Nenustepčiau, jeigu tai būtų. Gerai, žinau, kad turi antrą pusę, nelabai nori šnekėti apie asmeninius dalykus, bet aš tik trumpai, ką antroji pusė galvoja apie arbaletus, peilius, dujų balionėlius, grėsiantį pavojų dėl tavo tam tikros veiklos. Oi, žino, nieko. Ne, tai kad žino, tai aišku, kad visa Lietuva žino, bet kaip jinai nesako tau, žiūrėk, Slavka, gal raminamės jau šitoje vietoje? Ne, nes žino, kad vis tiek neklausysiu ir darysiu, nes tą dariau ir iki pažinties. Tai čia šitie dalykai yra tokie, nekvestionuojami net. Taip. Ateityje, jeigu jau ten bus šeima, vaikai, tai jau tada tenai gal... Daugiau arbalėtų bus kiekvienam kambarį. Tada už kiekvieno kampo bus. Taip, ir čia mano pilietinė veikla ir tas kanalas mano jau 11 metų jam ir ne cento nesu gavęs, nėra jokios monetizacijos, čia yra mano pilietinė išraiška. Ir čia net jeigu kažkas papjautų minioji, kaip minėjau, tai čia būtų didžiausias apdovanojimas ir įvertinimas, kad vadinasi... Darai viską gerai. Gerai, nevažiuokim. Bet nevažiuokim į tokias tamsumas, nes jų tikrai nebus. Aišku, kad nebus, nes jie tik tai, čia yra sofos riteriai, jie tik tai, prie interneto stiprus yra. Kai rašo komentarą, kai jau paskambini, jie perpus sumažėja. Jau sutiktum gyvai, dar labiau sumažėtų. Taip, o jeigu dar policija pasibelstų į duris, tai būtų dar kitaip. Įvedus į Google tavo vardą ir pavardę, ką išmeta vieną pirmųjų, šiaip mane taip iškart sudomino ir norėjau truputį ir apie tai paklausti, tai IMDb platforma, kur tavo yra vardas ir pavardė, o tai yra platforma, kurioje talpinamos recenzijos apie viso pasaulio filmus ir aktorius. Ir ten yra įrašas, kad tu esi aktorius filmo apie Tadą Blindą. Ir aš bandžiau prisiminti, aš tą filmą žiūrėjau tikrai, tai čia tas naujoji versija Tados Blindos, ne ta juodai balta. Bandžiau prisiminti ir niekaip neprisiminiau. Koks tavo vaidmuo buvo? Kareivis. Mane pakvietė dėl to, kad aš jodinėjau profesionaliai ir kaskadiškai, pas mane ten ir pėda yra sutrūpinta, krytus nuo arklio ir stuburos lūžęs ir petys išnarintas ir jau ten nenustebintų tas žirgas. Ir jodinėjau tenai
Ir davė vienai vietoj, kur tenai Mantą Jankavičių, kankinam Tadą Blindą ir aš jį laikau už plaukų ir paklausiu vieno kito sakinio kažkokio. Tai va, visiškai epizodinės vaidmuo, kur 2 dienas filmavau vieną, o kitą dieną tamsoji filmavom kitą. Nu, ten jau reikėjo staigiai jot ir staigiai sustot. Tai visiškai aš ten tik studentas baigęs aktorinį, tai tenai nesvajojau apie jokį didelį vaidmenį. Gerai, bet aktorystė dabartinėme tavo gyvenime, jinai nuėjus yra į antrą planą, ar vis tik kokio yra dabar pozicijoje? Nes vis tiek, kiek matosi viešumoje, tu esi daugiau cirko artistas, renginių, reiškia, vedėjas ir televizijos laidų vedėjas, bet aktorystė, jinai turbūt jau kažkur liko užkulisiuose, jau nekalbant apie visus šitos skambučius ir ten visą kitą. Tai viską, ką išvardėjai, ir yra tam tikra prasme aktorystė, bet ne filmai, ne dar kažkas. Ne teatras. Ne teatras, bet renginiuose savo ten pasirodymą rodau valandos trukmės, toksai gatvės cirko pasirodymą, tai tenai man atkompensuoja visą tą aktorystę. Ir vat neseniai teko serialę vaidinti ir galvoju, kaip fainai, kad aš turiu savo tokią nuostabią veiklą, nes tik ir ilgai nepatemčiau tose serialuose vaidinti. Nu, kur ateini 8 valandom, lauki 7 valandas ir filmavais geriausiu atveju 30 minučių. Tie laukimai, sustatymai, tai ačiū Dievo, aš visada turiu ką veikti, ne tai telefoną sulendi ir būna sąskaitas pildai už renginius. Tai man nepasigendu to aktorinio visiškai, nors esu ir teatruose 2 dirbęs, tai kita forma tie dalykai pas tave grįžta. Ir taip grįžta, kad vos... Tau netrūksta va šito dalyko. Absoliučiai. Taip. Ir dar jinai kaip įvertinama, kad ir tas video su to kaimiečiu. Tai Tai va. Darau tuos dalykus. Milijonas peržiūrų, ne kiekvienas aktorius Lietuvos tiek sulaukia. Tai va, taip. O yra dar kitų dalykų. Yra kur ten dainasgi per savo tą kanalą. Taip. Tai čia mano vienas iš didžiausių tokių pasiekimų. Vieną mano tokį video 45 sekundės rodė per Skabėjevos Olgos laidą. Ten šaipiausi iš Kirkorovo, kuris tuo metu negalėjo į Lietuvą atvykti. Taip. Ir kai jo neįleido. Neįleido. Ir paėmiau jo dainą, padariau tekstą, ten Malinkaja zlaja, Litva, мне закрыла дверь навсегда. Ir va šitą padainavau. Ir jinai 5 sekundės rodė. Tai man ten rašė draugai muzikantai Lietuvos aukščiausio lygio. Sakau, supranti, kad nei vienas dainininkas Lietuvoje nėra žiūrimiausių laikų gavęs tiek dėmesio iš Rusijos televizijos. Ne, tai aš čia trolinu, šaipausi iš savęs, kad tu sugebi savo didžiausių tokių priešų laidoje gauti tiek dėmesio. Nu tai čia muzikinė, net ne muzikinė, aktorinė ir muzikinė prasme, čia pasiekimas toks, kur negalėjau svajot. Truputį papasako, kaip pavyksta skambučio melagiui, aš vadinu jos melagiais, nevadinu vatnikais, dėl tam tikrų priežasčių, todėl kad tas žodis jau iš vis mes pasimetėm tam tikrų politikų, netgi dėka, kam jis adresuojamas, tai aš vengiu jo kaip žodžio. O žinot istoriją to žodžio atsiradimo? Ne. Ten vienas ukrainiečių dailininkas... Aš žinau, kad čia yra ne rusų ir ne lietuvių išradimas, tikrai. Ukrainiečių dailininkas nupiešė tokį žmogų, kuris sudarytas iš vatinukės tos. Vatnikas yra 100-siūlė. Taip. Ir taip ir prilipo, kad kaip ir nuo to 100-siūlės, bet atsispyrus nuo jo to šaržo. Ja, bet su vatniku yra dabar kita istorija, todėl kad būtent melagiai patriotiškai nusiteikusių žmonės dabar vadina vatnikais. Tai konservatnikai, vatnikai, nu dabar... Labai viskas susimaišė. Dabar tiesos ta era yra, kur teisus tas, kas turi daugiau sekėjų. Bet čia labai patogu. Ta prasme, sumaišyti žmonėms smegenis, tai yra labai puikus būdas tai padaryti. Dėl to, didelis melas vadinasi šitą propagandos formą, aš jas irgi labai išmanau, kada nors reikės atskirą video padaryti, tai yra daugybos lentelė, kur tau nereikia žinoti visko atmintinai, reikia mokėti atskirti, sudėti, padauginti ir gaunasi. Ir yra, kad jeigu žmonės tos dalykus įsisavintų, pusiai politikų. Trumpai, jeigu pavyzdį kokį nors galėtum pateikti, kaip tai vyksta? Tai jie turi savo visokius terminus, tai kad, pavyzdžiui, cherry pickingas, vatabautizmas, apversta piramidė, 60-40, pūdyta silkė, puolama tvirtovė, vienišas herojus, tada dar yra slidus kelias, šiaudinė kaliausė, Teksaso šaulys. Gerai, o reikšmė bent vieno iš jų? Pavyzdžiui, pūdyta silkė. Tai reiškia, kur tave su silkė įtrina taip, kad kvapas yra blogas nuo tavęs jau yra. Ir tai pūdyta silkė yra taip, kad lietuviškai tai būtų
jeigu ilgai vadinsi žmogų kiaulė, jis pradės kriuksėti. O jeigu vat, iš karo pusės, tai vat, pavyzdžiui, Zelenskis narkomanas, Zelenskis narkomanas, Zelenskis narkomanas. Ir tada žiūrėk, eina narkomanas. Ir tu, Zelenskis? Tai čia yra pūdytas silkė, va šitas metodas. Tada didysis melas yra, kai žmogaus psichika atsisako patikėti tuo, kad čia kažkas galėjo specialiai tą sukurt ir dėl to patiki. Tai čia yra, pavyzdžiui, nukryžiuotas berniukas Ukraina, kur atseit nukryžiavo prie skelbimo. Tau sunku įsivaizduoti, kad kažkas galėjo tokį briedą sukurti, tai tau lengviau patikėti, nes, palak, močiutė pasakojo, kad Antro pasaulinio karo metu, ten irgi buvo žmonės prie medžių prikalti, tai vis dėlto taip gali būti ir patiki. Kad, yra, pavyzdžiui, slidus kelias, tai yra tokia melo rūšis, Irma Gajauskaitė sakė, tai ką tu atėjai praeitą kartą ant gražulio užvarėjai, tai kitą kartą, ką jūs su peiliais ateis, pilietinį karą darysit. Vat įsivaizduojat, nuo kokio lengvo dalyko nuslydo į visai kitą pusę, kad aš atėjau ir gražulį. Celofanas tą daro visą. Jo. Tai kad tai ir yra, viskas tas yra labai paaiškinama. Čia labai susieina, kad melagius deginat, o čia tos melo formos ir rūšys, ir jos žiauriai įdomios. Ir kai kurie net ateina iš sveikatos sistemos, pavyzdžiui, arba iš religijotyros. Jeigu po to, tai reiškia dėl to. Čia šviesaus atminimo mirė žmogus, Jagelavičiūtė pasiskiepijo, praėjo daug laiko ir jinai mirė. Dėl ko mirė? Dėl skiepo. Tai nesinori mirusio žmogaus atmintim, bet tai yra pasinaudoti, bet buvo, kad jinai kai mirė, ką reiškia tas jūsų pietys už laisvės, skiepai, visi šitie dalykai, kad jo. Tai pavyko kažkiek atsakyti tuos klausimus? Jo, ir labai įdomu, čia šiaip tikrai galima plėstis ir labiau, bet vis tiek susirinkom ne dėl to. Taip. Aš dar norėjau truputį apie patį paklausti, kada atsirado, kas buvo tas degtukas, kad vis tik sugalvojai užsiimti tokią pilietinę veiklą, nežinau, identifikuoti melagius, kalbėti su jais, parodyti, kokie jie yra iki visiško absurdo. Kas paskatino tai daryti? Skambinimai šitai, taip. Aš tą veiklą, taip, dainos, skečai, viskas tas buvo daroma ir susilaukiai daug heitų. Iš tam tikrų dalykų atsiranda visi kiti. Ir seniau būdavo atrašydavai kažkaip taip komentatoriam. Nesupyksti, nes nuo tavęs kaip nuo žąsies vanduo tie dalykai. Tai tu atrašinėdavai, nes aš, pavyzdžiui, nekreipiu dėmesio. Atrašinėdavau tokį juoko formą, kad kai kurie žmonės ateidavo žiūrėti, kaip aš jiem atrašiau, nes tai yra atskira meno rūšis. Kad jie pamato ir ten darosi screenshotus ir pas save storijose postina. Visiškas, tu esi nepajudinamas ir sugebi tenai taip atšaut fainai. Ir galvoju, gerai, aš čia atsišaudau jiems komentaruose, aišku, kai turi laiko, viską tą darai ir galvoju, o kas būtų, jeigu imi ir taip paskambini ir vieną kartą tą dalyką padariau. Lygiai pernai, 1 Kalėdų dieną. Ir labą dieną, čia Viačeslavas, ar jūs parašėte tą komentarą? Taip. Duodu 5 minutės ištrint. Ir padėjau ragelį. Ir žiūriu, kad komentaras ir dingo, ištrynė. Ir po to žmogus tas turbūt suprato, iš kur aš gavau jo numerį ir pidarė, tai manęs vadinu, ten senas žmogus buvo. Ir aš galvoju, blemba, kaip veikia, kodėl aš to nedarau. Tiesiog tai yra kaip tokia ekshumacija. Tu praardai, parodai, kaip tas žmogus keičiasi, kaip tu jį varai į kampą, kad pusė jos smegenų galvoja, iš kur jis gavo mano numerį, o kita pusė, kaip čia jam dabar atsikirst, kad nepasirodytum duhas, debilas ir kad tave gerbtų. Tokie, ir po to pats netikėjau, kad tie dalykai taip gerai gali veikti. Ir kaip veikia, kame yra gėris? Žmonėm, jeigu taip jau kalbėti atvirai, žmonės jaučia, kad per rakto skylutę stebi į tai, kaip debilas atrodo. Retai tą pamatysi, kad kaip jisai kalba, kaip jisai masto, kokios sakinių konstrukcijos, tokie jutiminiai dalykai, kur pakankamai sunku išaiškinti. Ir kiekvienas savo dalykus mato, bet iš karto mato, kur yra Nemuno dešros rinkėjas, toksai, tų žmonių ir skurdus žodynas, kas antras žodis keiksmažodis, labai siauros pažiūros visame kame, kad čia Vilnius burbulas, konservatoriai ir su ūkininkais, kai kalbytinai. Kiekvienas video, čia
bendrai bandau kalbėti apie visus video, bet jie atskirai... Turi bendrą bruožą kažkokį, Jo, turi bendrą vardiklį, kažkokį tokį bendrą bruožą ir žmonės, fainai, jie kaip kokiam zoologijos sodė slapta žiūri, kaip tas žmogus atrodo ir tai yra edukacija. Žmogus jau žino, kaip su jais kalbėti, man kokių 10 žmonių yra stabdė gatvėje ir dėkoja už tos video, nes sako, aš dirbu prekyboj, bendrauju su klientais, po jūsų video žinau, kaip su jais bendrauti. Bet aš išskaičiau paieškoje apie tave, kad vis tik visos šitos tavo veiklos, kas yra ne visai susijęs su tavo tiesioginiu darbu, vis tik priežastis galėtų būti, tu pats svarstai, galėtų būti ta, kad tu jauti alkį dėmesio nuo vaikystės. Čia mano draugai papasakojo šitą dalyką, kad jo, iš daugiavaikės šeimos. Kiek jūsų buvo? 4, 3 broliai ir sesuo jauniausia, kaip lietuviškose pasakose. Tai tu 5. 3 broliai. Tu dar 3 brolių, supratau. Ir sesuo, ir dar su mumis pusbrolis gyveno. Ten tokia šeiminė situacija padėtis buvo, kad tenai jisai tuo metu gyveno su mumis iki 18 metų. Ir ten vaikai, ten namie visada, kai būna... O tu jauniausias buvai? Sesė už mane jaunesnė ir dar tas pusbrolis jaunesnis. Ir tai namie atmosfera visada, kai būdavo filme Vienas namuose, kai jie jau išvažiuoja, skrenda, kur ateina policininkas, pica išvežiotojas atvyksta ir nieks į jį dėmesio nekreipia. Tai visada tokiam lėkime ir gal intuityviai 2 tėvams sunku paskirsti tą dėmesį. Dar 90-ieji metai, kur viskas apsikeitė, griuvo, dėl ko žmonės nemėgsta 90-ųjų, kur tenai protingi kažkokie profesoriai turėjo tenai lituokliais Kalvarkio ar Gariūnų turgui prekiauti. Ir tai buvo tokie sunkus laikai, kad Bet aš tais laikais nesiskundžiau, man vaikystė buvo tobula. Čia iš šio taško žiūrint į vaikystę, kas joje galėjo būti taip, kad tu dirbi labai daug veiklų ir visose pakankamai normaliai dirbi, pasiekimas kažkoks yra. Ir tas dėmesys, kad nėra, kad man ten specialiai reikia dėmesio, tiesiog tu darai tokius dalykus, kurie iššaukia. Kad būtum dėmesio centre. Taip, jeigu aš norėčiau daug to dėmesio centre, tai aš su spalvotais perukais ir su apteškiam, su gitara upelyje sėdėčiau ir gročiau, kaip tas Grazulevičius. Aš šiaip su perukais irgi darau video, kai reikia patrolinti. Taip, esu matęs, taip. O ten patiko ar ne? Man perukai, žinok, yra toks ne mano reikalas, aš vengiu. Vyrų persirengusių moterim, man, žinok, yra iš vis. Turbūt dar nuo nosies laikų ir ambrozijos mane tai tiesiog purtit pradeda. Ir yra, aš dabar, pavyzdžiui, matau, yra net jaunųjų komikų, ne vienas ir ne 2, kurie persirengia to moterim. Ir gal jie visai talentingai kažką daro. Bet, žinok, bet čia mano yra, visiškai tu tikrai gingėvė nekreip dėmesio. Kiekvienas mes turim savo kažkokį savitą skonį, ne? Tai man, vyrai persirengia moterim kažkaip, tai pasikviestų tą moterį šalia tikrai ir vaidinkit jūs savo, ką jūs čia... O pas mane dėl to ir kilo, kad nėra aktorės kažkokios, kur sugebėtų tą, o aš neturiu visos dienos išaiškinti, ko aš noriu, lengviau pačiam. Ir dėl to, taip, yra tas niuansas toksai. Gerai, bet grįžkim prie dėmesio. Taip, gal tas dėmesys iš šio taško žiūrint, tai tikrai, nėra, kad tu kažkokia žvaigždžių lyga, gyveni dėl tų laikų. Man nereikia gyventi dėl laikų, nes pas mane monetizacijos nėra. Pas mane, pavyzdžiui, daugiau laikų sulaukia toks dalykas, ir dėmesio sulaukia toks dalykas, kur aš iš kanistrų gaminu tokias viryklės dujinės nešiojančias. Visiškas inžinerinis dalykas, daug mąstymo, daug braižybos, metalo pjaustimo. Žiūri, komentuoja, mėgsta, nori įsigyti. Ten jeigu dabar viską meščiau ir gaminčiau vien tas kanistras, tai gyvenčiau, labai normaliai gyvenčiau. Tai tiesiog... Net tokie dalykai, kur visiškai nesusijęs. Gerai, o iš ko tada ateina tas tavo daugialypumas, turbūt taip reiktų tai pavadinti, ne? Ir kanistrai, ir arbaletai, ir kirviai, ir peiliai, ir aktorystė, ir, tarkim, dainavimas, pavadinkime, ne? Gal ne visai dainavimas, bet kažkoks bent jau supratimas apie tai, gitarą groji. Daug visokių, tokių lygtais, kartais net ir nesueinančių tarpusavio dalykų. Iš kur visą tai? Mano tėvai labai fainai išmokė, kad ilsėtis galima daryti kitą darbą darant. Okay. Tai yra, pavargai nuo renginių vedimo, kita diena laisva, įmi darai tas kanistras, bedarydamas... Žiūrėk, pavargai nuo renginių vedimo, pavargai nuo darbo, kitą dieną atsiguli ir žiūri serialą. Čia mano variantas.
Man metų gale yra 3 dienos, va dabar buvo tokia žiauri depresija, bet čia pasirodo dėl vitaminų trūkumo. Po to važiavau į kliniką, man suleido tą lašalinę ir buvo viskas fain. Bet jau metų gale ir tai tiesiog, tai va tada per tas 3 dienas peržiūrėjau serialų visą. Tai čia per metus 3 dienos. Jo, 3. Tai peržiūrėjau Plaribas. Šitą visą sezoną, labai geras. Black Mirror visą sezoną ir Stranger Things visą sezoną. Akis varvėjo, bet tuo metu buvo 3 dienos metų gale. Tai aš net po šios vasaros super pavargęs ir išgręžtas sugebėjau 9 dienom į Ukrainą važiuoti vaikų linksminti. Nuo 2 iki 3 pasirodymų per dieną. Tai tiesiog ilsiesi keisdamas veiklą. Kitą dieną darydamas veiklą visiškai priešingai tai, kurią darėjai vakar. Gerai, aš tau pavydžiu, tikrai, nes aš nenoriu galvoti apie jokias kitas veiklas, tiesiog nenoriu, aš noriu, kad nuo manęs visi atsiknistų. Ir dar aš darau kokį dalyką, aš dabar tik tai nedariau kokį mėnesį, 2, bet toj darysiu, žiemą vaikštai, nesvarbu koks metų laikas, vaikštai kasdien po 10-12 kilometrų, su kava, su sumuštiniais, arbata ir dar būtinai akėtė išsimaudai. Tai būna 3 valandų super nerealus dalykas, psichologinė būklė susitvarkai galvoj ir fizinė, nes aš visą laiką turiu svorį prisižiūrėti dėl tų cirkų, kuriuos darau, turi kuo mažiau svert. Ir... Jo, aš jau šitą radau tavo nuodėmę ir kad bendrauju su dietologiam, kad kartais gyveni kaip kariuomeniai dėl maisto. Tai aš mėgstu, ką jinai man patarė, susistrateguoja tą maistą ir gali metų metais tą valgyti ir nenorėsi jokių šokoladukų, jokių kavos su saldikliais, moki labai taip, tai vieną kartą jos 20 kilų numečiau, tada 15, tada 12. Praeitais metais numečiau 12. Ir dabar vėl jaučiu grįžo kokie 7 ir jau... Tai va, tas yra toksai amžina kova su savimi. Gerai, išduok vieną paslaptį bent jau iš tos dietos. Vis tiek čia mes visi pakvaišę dėl tų dietų. Visos dietos yra blogos. Gerai, ką reikia daryti? Trumpai. Tai visų pirma, miegas turi būti geras. Ir ne miego trukmė, o miego gylis, kurį gali išmatuoti tik tai tie laikrodžiai. Ir tada tie dalykai vengt miltinių, daug judėti, vandens tiek, kiek turi būti. Ir... Išgerkim vandens. Jo. Ir tas yra skaičiavimas, kur tu tiesiog atidarai šaldytuvą ir žiūri, ką čia su kuo gali sukombinuoti. Ir tada reikia irgi skaičiuoti. Matai, kad Snickersas ir tu žinai, reikia skaičiuoti tas kalorijas? Jo, kad neviršyti kalorijų normos. Nes reikia žinoti, dar taip žiūri į Snickersą ir matai, kad man reikia 3 kilometrus prie -15 praeiti, prie -15 laipsnių šalčio praeiti, kad jį sudegint. Ir tada pagalvoju, ar man tikrai jo reikia. O iš kur tu žinai, pavyzdžiui, tas kalorijų skaičių? Žodžiu, mes nuvažiuosim čia į kažkokias lankas, bet man įdomu. Atsiprašau labai, jeigu kam neįdomu, mes neilgai užtruksim. Kaip tu žinai, kiek tas Snickersas turi kalorijų ir kiek tu sudegintum kalorijų per ėjimą, reiškia, iš kur tai žinau? Nes aš kai praeinu 12 kilų, man rodo, kiek aš tuo metu 12 kilometrų kai praeinu ir buvo minus, pavyzdžiui, 10-15, man rodo, kiek aš prie to sudeginau kalorijų. Ir tada tu tiesiog išdalini kilometrus ant kalorijų ir tada matai, kiek kalorijų yra pas Snickersą. Gal galima tuo metu ką nors įdomiau nuveikti? Negu vaikščioti? Negu kad skaičiuoti viską ir, žodžiu, galvoti tiek daug. Gal kitiem ir taip, bet kadangi mano darbas susijęs su judrumu, tai čia irgi vos ne aukščiausia vaidybos forma turi būti brodvėjiškas lengvumas, kai aš rodau tą cirką. Atrodo, atsispirsi nuo žemės ir nuskrisi į viršų. Turi be jokio prakaito, be jokio šlapio veido. Brodvėjiškas lengvumas. Taip, skamba gerai. Skamba gerai, tikrai. Tai va, ir aš turiu savo išsikėlę standartus, daug metų jie yra tokie ir nepajudinami ir aš žinau, kaip priropoti iki to varianto, kuris mane tenkintų. Ispanai pasakytų, sunkus tavo gyvenimo, Slavka. Ne, čia yra kaifas. O aš labai mėgstu save į tokį kareivišką discipliną įsprausti. Bet tu esi gyvenime girdėjęs apie save žmonės sakant, kad esi keistuolis. Jo, sako. Tai kaip tu į tai reaguoji? Tai reikia žiūrėti, kas tas sako. Ar tu pripažįsti aplamai, kad esi keistuolis? Jo, jiems iš jų požiūrio gal ir esu keistuolis ir savo kartais būna save nustebini. Bet jiems keistuolis, kam esu keistuolis? Žmonėm, kurie dirba ofise, kada, nuo 8 iki 5, kada ten reikia būti. Ir, jiems viską, ką tu darai, yra egzotika. O aš
čia yra mano tokia siekimybė nuo vaikystės buvo, kad tavo kiekviena diena primintų vasaros atostogos ir tu už tai dar pinigus gauni. Nu, kalbu, kad savaitgaliui nuvarai, 2 dienas pravedi renginį ir viskas. Bet tas nežaidžia tą keistuolio etiketę. Ne, taigi ne, absoliučiai ne. Čia man tai Ar atvirkščiai čia tave užveda? patinka. Būt kitokiu negu visi. Bet tu tą nespecialiai darai, tai jau iš savęs toks. Aišku, kad patinka va, ta keistuolio tokia. Nu, tai keistuolis čia dar labai gražiai lietuviškai pasakai, frykų gyda varva. Nu, tai gyda. Taip. Gerai, viskas. Grįžtam prie mūsų nūdienos ir netrukus pradėsim skambučio epopėją, bet prieš tai pasižiūrėkime pirmą video. Ten kalbėjo žmogus, kuriam ir bandysime paskambinti. Gerai. Aš gal net siūlau, sakykim, štuką eurų. Paskelbkim medžioklę ant Dominiko Kubiliaus. Nes Dominikas Kubilius, manau, jog nelojalus yra mano atžvilgiu. Tai va, siūlau nužudyti Dominiką Kubilių. Kasčiūnai tu, žlobė, tai dabar nueik ir užversk savo žmoną. Kaušėtų. Ačkarikas. O akinius nuėmus akis su atsuktuvų išbadyti reikia. Teisybė tik viena, 9 gramai švino į tarpuakį. Ir vat Kasčiūnui šita teisybė ir teisingumas turėtų būti pritaikytas. Aš iš tiesų esu už tai, Na jo, Vaflinskas, tu tikrai už tai, kad... Aš žinai, aš tai esu už tai, kad tokius Vaflinskus reiktų kiekvieną dieną šaudyti. Ir ne po 1, o po 10. Yra toks veikėjas Slavka, ne kokia tai ten Bulavka. Skolos laišką atgal antstoliam namo nuneškit, į rankas įteik. Jeigu jo namie nebus, žmoną į rankas duok. Jeigu žmonos nėra, meilužę įteik. Jeigu meilužė rankų neturi, į dantys įgrūst laišką. Tai bet klausimas Slavkai, o tą gandoną ant galvos, ką mūsų idėjai čia karnavalui ruošies, bibi vaidinsiai per karnavalinį, per karnavalą kalėdinį, ar kaip čia bus. Nors, mano manimu, tu ir be tos kaukės jau nesumaišomas su tuo organu. Kita vertus, dažnai girdžiu tavo reportažuose ir pasisakymuose, kad tu vaikų neturi. Tai, žinok, nieko čia blogo, kad tu vaikų neturi. Nes jeigu tu ir įstengtum kokį padaryti, tai gal demografinės Lietuvos padėties neišgelbėtum, gal labiau sušiktum ją. Nes tokia kaip tu, kaip sako, žinai, anekdotas toks yra, kai sako, kolektyvas nusprendžia nupirkti dovanų savo vadovui ir išrenka prezervatyvų dėžę, perka jau tą prezervatyvų dėžę, sako, tai čia, sako, labai, ta prasme, norit sekso daug bus? Ne, čia, sako, dovana viršininkui. Tai sako, tai ką viršininkas labai seksą mėgsta? Ne, sako, tokie gandonai, kaip jisai neturėtų daugintis. Tai kažkaip taip. Jis prieš tai pasakė Bayerio finalą, o tada papasakojo anekdotą. Jo, apie dramaturgiją čia mes nesigilinkim. Labai gerai. O kaip jūsų, tave tie grasinimai veikia, ne? Ne, Ar visiškai. Ai, gerai. Vat keista, kad pats su akiniais juokiasi iš ačkarikų žmonių, nešiojančių akinius. Nu tai čia yra... Vat aš nežinau, žinau, kad jis kažkokia smulki žuvelė tarp jų visų. Ne, bet jisai yra ir draugas visų ten celofanų ir viso ko. Šiaip tai, ten tas pats per tą patį sukasi ratas, kartoja tai, ką kartoja už jį protingesni, nekartoja, ką sugalvoja. Tai taip pats jis nieko nelabai originalaus ir sugalvoja. Išskyrus visus kviesti žudyti. Tai čia jau jo yra vizitinė kortelė. Bet čia policija baustų jau už tokį? Jo akauntai buvo uždaryti, bet jie vėl grįžo atgal. Dėl ko? Todėl, kad grąžinti savo akauntą mes patys žinom, nėra čia labai sudėtinga aritmetika, ypatingai TikTok'e, pakeitus mailą, gali susikurti naują ir gyventi toliau. Tai policijai jisai yra tikrai priduotas ir ne vieną kartą, bet kažkaip vis dar ekrane jisai kalba. Bet kad policija apie jį žino, tai tikrai faktas. Bet čia jau konkretus asmuo ir grasinimas nužudyti, čia taip, tada... Ir mūsų teisininkai yra jo užsiėmę, tai dar pažiūrėsim, ko čia baigsis. Tai... geras. Taip. Tai o ką, jam skambintum tada? Taip, ačiū labai deginančiai bendruomeniai, ne pats jų ieškojau tų telefonų numerių. Tai tikrai, kaip ir tavo atveju, kai tau padeda pilietiški žmonės, tai ir šitoj vietoje lygiai tas pats, yra jo telefono numeris ir yra žmonos.
Gerai, bandom? Bandom, aišku. Tuoj. Sveiki. Tai abonento, kuriam skambina mūsų pašto dėžutė. Oi. Nu ir tuoj dar žmona už kelių minučių, tada gerai? Šiaip jo žmona yra buvusi Celofano fondo direktorė, Oi, kas yra įdomu. Buvusi, tiesa, nesama, bet buvusi. Tai yra tas jaudulys premjerinis. Jauti adrenaliną nuo tokių dalykų? Yra, nes tu nežinai, ar iškart demaskuos, ar iškart nedemaskuos. Nu, jeigu iškart demaskuos, tai tada vaidyba tavo bloga buvo. Nu gerai, o planą B turi, jeigu demaskuoja? Dar užimta. Užimta, jes. O yra dar kitų kažkokių vatos? Yra. Gerai, bandysim toliau, bet turim prieš tai video pasižiūrėti, kad žinotumėm, ką maždaug skambinsi kam. Tai žiūrim tada kosmetologę. Tai, ką dabar parodysiu ekrane, tai trumpai pabandysiu pasakyti, kuom čia kvepia. Tai ta pati mano kolegė, pas kurią aš variau į Ukrainą, viens prie vieno maždaug taip ir sakė, kad iš anksto buvo paruošiami miestai, miesteliai, apylinkės, kaimeliai, iš kurių žmonės iš anksto, daug iš anksto buvo įspėti, kad reikia išsikraustyti, nes vienaip ar kitaip ten bus karo zona. Programa yra piešiama identiškai tokia pati. Kas mus gali išgelbėti, kad mes jau turim panašų scenarijų, mes turim ir galim matyti, kokie vyko dalykai ir galim užbėgti įvykiams už akių ir to nedaleisti. Čia yra mūsų turbūt didžiausias prioritetas. Mes turime labai daug aktyvių karo kurstytojų ir tikrai mes jau turim sočiai ir panašu, kad jie padarys viską, kad tik išprovokuotų tą karą. Mes turime beveik tą patį scenarijų, kai iš anksto yra ruošiami miestai, miesteliai, apylinkės, kaimai, kurie galbūt galimai yra išrinkti panaudoti, įrenginėti ten tuos visus. Man taip yra, dievušio, aš norėčiau tiesiog ramiai pasveikti, bet... Bet matai, kaip suvedė, kad Ukrainoje iškelinėjo žmonės, aišku, jos iškelinėjo, be abejo, jos iškelinėjo, nes priešas jau stovėjo visai šalia sienos, 100 000 karių kariuomenė, bet jinai suvedė, kad tai buvo sukurstyta situacija karo ir dabar tas vyksta Lietuvoje. Čia ir pikingas. Naudingų faktų pritraukinėjimas tavo istorijai sustiprinti. O jai skambino, ar dar pabandom gal šitam Grazulevičiui, kur man atsiuntė numerį? Galim? Ai, rimtai? Taip. Tai Grazulevičius dar truputį įvedu greitai, čia truputį susipainiosim, bijau, kad, bet Grazulevičius tai yra tas žmogus, kurį mes matėm patį pirmą šiandienos epizode, tas persirengintis moterim, su gražia tokia šukuosena. Tai aišku, jeigu gavai telefoną, čia tavo draugai taip suveikia greitai. Jo, bet aš nežinau, sakė čia jo, bet ar jis jį naudoja, gal nuo to laiko turi kitą naują. Tai va, Gintaras skambino. Taip, Gintarui. Kad tik tai būtų šitas numeris. Taip. Labą dieną. Labą dieną. Čia jums skambina Vygintas iš Lazdijų. Mes nesam pažįstami, bet aš jūsų veiklą labai seku. Labai noriu pagirti. Tai ačiū labai. Nuostabiai viską darot, kad tik Lietuvoje daugiau tokių būtų kaip jūs ir Lietuva klestės visada. Nu tai bet žinot, kad sako, kad ten posakis yra vienas laukia ne karys. Bet jūs puikiai parodot, kad ir vienas laukia karys gali būti. Suprantat, bet va visur, kur, suprantat, kažkaip norisi, kad visuomenė, mano tikras šito veiklo padaryti, kad visuomenė nebijotų, ypač kurie dirba valstybinėse įstaigose, kad nebijotų išreikšti savo nuomonę, bet aš kadangi dirbęs valstybinėje įstaigose, aš žinau, kad turi paklusti vietiniai valdžiai, o vietinė valdžia dar kitai valdžiai, tokie, suprantat, yra tokie, mes laisvi, ačiū Dievui šiai dienai, bet mes nesam visiškai laisvi, reiškia, ką nori. Bet, gerai, kad yra tokie kaip jūs, kur nieko nebijo ir kovoja su jais. Tai su tais brūdais. Bet labai nusiprantat, gaila ir tų žmonių dabar irgi, neka poligonai, mes ten iš visos Lietuvos rašo, nereikia. Aš nesakau,
gali reikia to poligono, bet suprantat, bet paskui va, jau Nausėda atvažiavo, savo sistemą pasidarė, neįleido žmonių, kuriems neparankus ir dabar, žinot, gaila tų žmonių, atrodo, va taip ir taip, bet paskui nusvyrė rankos visiems, suprantat, tokia padaro tokia dėžutė, kad jums pastus invaro, va tas. Nu tai taip invaro, a tai Nausėda vakar važiuodamas jis nematė, kokia ten graži gamta, taigi ten ir kurtiniai gyvena, ir baliniai vežliai. Antras jam dalykas, kad pinkas jam nerodė, kaip aš dar žiemą, jis atvažiuotų jo pavasarį, reikia jį atvežti, kada kapsuoja žaliuoja viskas ir parodyti, tai va, bet suprantat, jis savo gins, suprantat, aš suprantu, tas Rusija tikrai agresorė, nedaug dievė, kad ten vyksta kaimai, bet suprantat, dabar sako, iki 30 metų mes poligoną patatysim. Tai iš kur jie žino, kada puls, jeigu daleisim puls, tai jie gal po mėnesio puls, tai nebus kito poligono, tai kaip jie apsisaugos. Tai va, jie akcentuoja, kad tas poligonas apsaugos, o neapsaugos tas poligonas. O dar aš vakar žiūrėjau vakar buvo, kur jūs uždavėt klausimą Žemaitaičiui, čia atrodo per televizorių. Vakar buvo ar kada? Nu, dėl nuomos miškų ir kaip? Jo, kur jisai sakė, kad jūs stebi per jūsų veiklą. Tai čia, suprantat, irgi, man tai tokie Žemaitaitis irgi pasidarė slidus, nes jis tokiais irgi daug klausimų įsisukinėja. Kaip ir vakar, jis užvakar sakė griežtai poligonui ne, o jau vakar pamatė, kaip čia visuomenė, kaip kas, suprantat, kad čia jis jau dabar, tipo, jau kaip ir reikėjo, tokias labai irgi, tai man turi būti žmogus, jeigu vienos nuomonės, tai vienos, o ne kad ten, suprantat, aišku, diskutuot galima, pakeist nuomonę kažkiek, bet negalima iš karto antryt sakyti taip, tai va. Tai, o dar irgi noriu pasižiūrėti, kaip matėt, kaip jūs juodina dabar paskutiniu metu ten. Tai ką, suprantat, tai kuo labiau, suprantat, taip gyvenime būna, suprantat, kuo labiau reišėsi, tuo daugiau bando psichologiškai paveikti, tai ką daryti. Bet iki kokių absurdų, tenai, kad vienas toks pacituot galiu, kad sakė, jūsų paauglystės laikais vienas iš talentų buvo, kad kumštį savo į burną mokėdavot susikištą, tai čia ties... Tokia, tai bet tai, sakau, man žinokit, aš dabar, šitų visų, dar seniau, suprantat, bandydavo atrašyti kitam į kastą irgi, bet galvoju, kamgi vars, suprantat, tai degu pilą, tai kas čia. O tai rimtai moka tokį dalyką padaryti, aš gal, kad čia fiziškai neįmanoma. Ne, tai dabar nežinau, kad susikisdavau, tai tikrai. Tai gerai, bet kuriuo atveju, Gintarai, labai jums dėkojam ir mes, jeigu susisieksim už Lietuvą. Gerai, ačiū labai, ačiū. Už Lietuvą. Taip, kokie Iki. Nu va, atrodo labai išsamus buvo pokalbis. Išsamus. Nusivylė Žemaitaičiu. Aš tą labai užfiksavau ir žinai ką? Taip. Aš suvedu dabar su nekilnojamo turto mokesčiu. Atsimeni, kai Žemaitaitis pasuko į kitą pusę ir kaip jo reitingai nukrito į žemumas. Tai gal čia yra geras ženklas? Tai čia taip, čia atmetimo būdu ir jo. Ir dabar bus jo auditorija gal nusivylusi jo tokiu posukiu, nes jis dabar jau poligoną, ne tai, kad jau taip labai griežtai palaiko, bet jau jis nesako, kad ne, jo nereikia. Taip, tai čia irgi jo labai įdomus tas toksai dalykas. Šitas geras. Čia būna, kai kalbi, tuo metu to nesuvokiau, po to, kai postprodukcijoje tenai kažką pažiūri, pakarpai, nes būna daug neįdomių dalykų, kuris sako, tai po to net žmonės sugeba išvelgti tekste, tai čia yra ne mano vieno darbas, pateiki tą medžiagą ir jau žmonės patys tada mato, jau tada yra tas toksai visuotinis protas prisijungia prie viso to ir tada citatom išmėto viską. Bet tas kumštis į burną, tai čia jo. Eina savo. Grįžkim prie to Dariaus, kuris kviečia visus žudyti. Gerai. Primenu žiūrovam, mes čia truputį, matot, bėgiojam pirmyn atgal, bet čia ne nuo mūsų tai priklauso, nuo atsiliepiančiųjų. Taip. Bandom. Tai dabar jam, o po to jo žmonai. Sveiki. Tai abonentų, kuriams skambinate balso pašto dėžutę. Po signalo galite palikti. Gali būti, kad jie turi asmeninį numerį, o kitą skirtą tik tai tokiem dalykam.
Vėl užimta? Kaip keista. Čia kažkas ne... Nu, žodžiu. Bet tada važiuokim prie kosmetologijos. Gal reiktų... Aš tai būčiau... Aš nenoriu kištis nei į savo žanrą. Tikrai. Bet aš tai... Kadangi man visada reikia kažkokios kulminacijos visame kame, tai aš išriščiau, kad tai yra Slavka. Ir tai būtų kulminacija. Nežino. Jinai? Jo. Aš manau, kad žino. Ai, nu, aš ne... Nu gerai, aš nesikišu. Čia ne mano biznis. Oli, jo? Tu žinai ją? Jo. Klausau? Labą dieną. Sveiki. Ar čia Oli? Taip. Čia jums skambina Vytautas iš Lazdijų, konkrečiai tai iš Kapčiamiesčio miesto dėl poligonų tų statymų. Matėm jūsų video, labai patiko, norim porą klausimų užduoti, ar turit laisvą minutę? Žinokit, Slavikai, kai prisistatysit savo tikrų vardų, tai tada galite man tikrai paskambinti, maloniai pabendrausiu. Kaip fainai! Iš ko atpažinai? Nu tai girdėtas. Eina sau, geras. Nu, nes kam prieš tai skambinom, tai jie net pažino. Ne, atpažinau. Tai žinokit, aš kaip tik net planavau jums gal net pasiskambinti. Eina sau, geras. O kokių jūs klausimų norėjot paskambinti? Galim suvaidinti, kad čia jūs man paskambinot. Ne, vaidinti nieko nereikia, tai viskas labai gerai, kad jūs paskambinote. Man buvo kilęs toksai klausimas. Dabar, jūs mane girdite? Taip. Tai man buvo kilęs toksai klausimas, aš mačiau, kad jūs pasidalinote nuotrauką, mano nuotrauką, ar suprantate, apie ką kalbu? Taip. Tai jūs pasidalinote tą nuotrauką ir aš nežinau, ar jūs informuotas, ar jūs neinformuotas, bet su ta nuotrauka jūs dalinai pataikėte. Jeigu jūs suprantate, apie kurią nuotrauką kalbu, tai ten, kur aš prie LRT žurnalistų kažkokių nevastoviu. Žinot. Ten Laurynas Niečkos dėl byla, kur jį kalbina dėl šunų balso stygų išoperavimo. Aš, žinokit, tiek nežinau, aš mačiau tik nuotrauką, kad aš neva stoviu su telefonu, bet prie LRT ten mikrofono kažkokio. Taip. Tai viskas čia yra labai gerai, nes jūs gal iki galo neinformuotas, nes aš planuoju pakeisti Moniką ir aš ateisiu į LRT. Tai aš norėjau labai paprašyti, kad jeigu jūs keliate padirbinius, gal jums, nežinau, perves pinigėlių ant kokios nors rimtesnės dirbtinio intelekto programėlės, kad biški, kokybiškiau jūs darytumėte tas nuotraukas, nes ten toks padirbinys taip nefainai, o jeigu jau planuojate toliau kažką ir būti tuo LRT sparneliu, tai aš jūs pasiliksiu, bet man reikia, kad jūs padirbinius darytumėt kokybiškiau. O čia yra nepardirbinys, tai yra sustabdytas vaizdas iš interviu, jums atsiųsti originalą? Jo, galėtumėt. Per naktį prie veisyklos budėję savanoriai sako, kad atvykus vaizdas juos šokiravo. Šiandien ryte radom maišeliuose šuniukus, kūdikius dar visiškai praktiškai. Ir čia aplamai po visą teritoriją yra nudirtų kailių, karvių galvos mėtosi, skeletai. Žinokit, aš kaip tik norėjau jums pasakyti, kad nuo 2015 galbūt metų mano yra telefono dėklas nesikeičiantis. Vienas ir tas pats. Ir tokio modelio telefono aš irgi neturėjau. Ir yra selfiai. Ir aš norėjau jums atsiųsti visus pavyzdžius, kad jūs maksimaliai kokybiškai padirbtumėt tą nuotrauką. Tai ten tam video ne jūs? Aš video nemačiau, aš mačiau tik nuotrauką, kurią jūs įkėlėte. Ir tą nuotrauką, aš labai žiūrėjau, galvojau, tai beveik jau pataikėte, bet, tas dišovas toks, negerai. Reikia, jeigu norite toliau išlikti, nes aš pakeisiu Moniką, jūs gal to dar nežinojote, bet aš ateinu. Tai man būtų labiau faina, jeigu mano darbuotojai jau skleisdami tokius dalykus, jie keltų maksimaliai kokybišką tą padirbinį. Tai tuo klausimu aš jums ir norėjau paskambinti. Bet matot, aš esu pramoginės laidos vedėjas, o ne žurnalistas. Aš būčiau žurnalistas, tai ir dėl jūsų vestuvių kalėjime išsiaiškinčiau. Ar buvo tokios, ar nebuvo? Vestuvės tai nebuvo, bet senais laikais susirašymas taip buvo. Ai, tai va. O čia žaidžia, ką nors mano asmeninis gyvenimas? Ne žaidžia. Tiesiog, jeigu esu geras žurnalistas, tai noriu ir į tokias temas gilintis. Tai viskas tvarkoje.
Taip. Žinokit, gyvenimo etapai yra gyvenimo etapai. Taip, va matot, kai nesu geras žurnalistas, kiek visko galima ne to sužinot, a? Nežinokit, iš tikrųjų jūs galbūt esat arti žurnalistų, bet galima suprasti, kad jūs tiesiog visą laiką dalinatės ale bile kuo paviršutiniškai, nepanagrinėjo pirminio šaltinio. Va matot, paklausėt pas pirminį šaltinį ir kiek išlenda niuansų. Taip, tai dar yra man kur tobulėt, jo? Nu, žinokit, yra, tikrai. O tai žiūrėkite, noriu paklausti dėl Monikos pakeitimo. Kada planuoja tą dalyką daryti? Kai jinai ją atstatydins, ar bus kažkoks konkursas ir dalyvausite? Šitoj vietoj tai paprašysiu nenustoti manęs stebėti ir viską pamatysit. Tai neįmanoma jūsų nestebėti, Jėzau, grožis, elegancija, subtilumas. Nu, viskas dar bus ateityje, bet dabar irgi yra ką pažiūrėti. Faktas ir žinokit, aš jums galėčiau tą patį apie jūs pasakyti, nes tikrai kartais išmeta jūsų vaizdelius, pažiūri. Bet jie faini! Tai be abejo, tik tais jums trūksta faktų, jūs visą laiką kažkur kažką prasileidžiat, kažkur kažką pasakot paviršutiniškai, tai va tik čia, Slavikai, jeigu jūs pasistengsit, tai jūs būsit top, žinokit. Geras, būtinai. Nu, su jūsų pagalba atėjus LRT, tikiuosi, bus nenusustojantis mano augimas, kaip artisto. Jeigu pradėsit kokybiškai daryti padirbinius, kitu atveju nepriimsiu. Taip, tai ten jūs galvojat, kad ten nuotraukai ne jūs esat, jo? Aš žinau, kad ten ne aš esu. Bet aš esu priklausoma nuo savo katės ir mano dėklas nesikeičia jau 10 metį. Tai kas yra kirtinis, kur, nu, kam? O tai pala, ir telefonas nesikeičia, nes dėklai gyvūna. Telefonas, žinokit, taip aš kaip su iPhone'u, taip su iPhone'u. O ten, žinokit, net nežinau, koks ten modelis to telefono. Labai gerai, nu tai tvarkoj, tai tada vadinasi apsipažinau. Man susidarė įspūdis, kad nuo tam tikro savo laikotarpio gyvenimą tik pradėjot afišuoti, o kažką iki to laikotarpio slepėt. Negalėjo tai būti? Ne, žinokit, negalėjau ir dabar aš labai atsiprašysiu, aš atsiliepiau, nes skambina nežinomas numeris, bet aš turiu savų reikalų. Būtinai. Jeigu norėsit dar pabendrauti, tai su mielu noru. Būtinai. Iki viso. Ate. Nu, bet aš tai galiu pasakyti tokį dalyką, kad tai Oli tikrai dabar žiūrės šitą epizodą ir matys visą tai. Tai aš tai noriu pagirti kosmetologę už raiškę kalbą, už labai normaliai dėstomas mintis. Tikrai kažkaip tose jos reelsuose viskas kitų paveikslų paišosi. Tai aš kažkaip net lengvai nustebintas, galiu pasakyti. O aš pamalonintas, kad pasirodo viską apie mane žino. Aš kažkaip nežinojau. Ir net pakeistą balsą atpažino iš karto. Jo. Ir atsitiktų man taip, atvariau filmuoti savo rubrikos ir dar nespėjom startuoti filmuoti, man skambina nežinomas numeris. Atsiliepiau ir ten mūsų Slavikas. Tai pabendravom, pakalbėjom, bando eiti per kažkokias asmeninės gyvenimo peripetijas, kur, nepagazdinsi, nes visi mes turim savo asmeninius gyvenimus ir taip jau sukrito kortos, kad šalia manęs buvo žmogus, kuris spėjo įrašyti mūsų šitą pasibendravimą ir tada žiūrėsim, ar jisai visgi įkels visą pokalbį, ar ims tik detalės, kurios yra jam aktualios, įdomios tam, kad mane kažkaip sukompromituoti. Bet, mes žmonės, mes gyvename ir tam, kam reikia, tie žino mano gyvenimo detalės, o visi kiti. Taigi, skandalas, sensacija. Slavikas bando keliauti per mano gyvenimo peripetijas. Reikia pabrėžti tokį dalyką, kad Slavikas yra LRT darbuotojas ir jis yra dalinai sukčius, nes man skambinęs bandė prisistatyti visiškai kitų asmenių. Lygiai taip pačiai daro visokie kalėjimo sukčiai, nusikaltėliai ir va taip suvysto, apmausto ir įtraukia į savo žaidimus paprastus eilinius žmonės. Tai būti LRT atstovu ir būti dalinai sukčiumi, bet mes ne apie tai, nes mes iškart per sekundę išrišom Slaviką. Ir čia aplamai po visą teritoriją yra nudirtų kailių, karvių galvos mėtosi, skeletai. Atinsiu batelę.
Uno momento, viską matau. Kai jau jokie kubiliai manęs nesudegino, degino, nu niekaip nesudegino. Taikos Jasius kažką bandė, nepaėjo. Kad ir kas ką bandė, nepaėjo. Tiesiog manęs nepaėmė. Nu, tai kietas aš riešutėlis, ką, kaip Briusas Vilisas, koks ką. Ir jau kai niekas nebepaeina, jūs tik įsivaizduokite, kiek aš esu jiems svarbi. Kokia, man net pačiai dabar įdomu, kokio masto persona Lietuvoje aš jau esu, kad paleisti tokią kampaniją ant manęs. Sužlugdymo, susidorojimo, cancel kultūrą. Viską, ką gali, viską naudoja. Ava jums. Gerai. Gerai, man, nu, žodžiu, toks geras azartas. Yra toksai, kur ten Yra. Gerai. Bet kaip demaskavo. Iškart. Žiauriai. Kar. Aš irgi biški kaip senas žmogus, subėriau kaip žirnius į sieną, jie taip greit nekalba. Paskutinis bandymas žudyti mėgstančiam žmogui, jeigu nevažiuosim toliau. Ai. Oi, gaunamas skambutis iš nežinomo. Aš tai tada nežinomas man rašo. Gerai. Ar čia gali būt katinai? Oi. Gali. Tai tada vis tiek pasižiūrėjau. Alio? Alio? Nu, klausau. Ar čia Darius? Taip, Darius. Čia jums skambina Vladimiras iš Lazdijų rajono. Dėl Kapčiamiesčio miesto poligono. Ar domitės tą temą? Mečislavai, gi čia tu čia. Yes! Gera, jau antras žmogus, kur atpažinot. Blemba, irgi žiūriu tave, nu, ta prasme, žiūriu gerus bairius, darai, nu, tai net pažinti. Žiūrėjau jūsų video. Nu, ir... Tai tenai aš vaidinau Orlauską ir jūs prisikabino dėl Gandono. Gandoną ant galvos, ką mūsų idėjai čia karnavalui ruošies, bibi vaidinsiai per karnavalinį, per karnavalą kalėdinį, ar kaip čia bus. Nors, mano manimu, tu ir be tos kaukės jau nesumaišomas su tuo organu. Ai, nu tai, žinai, tu įrodai, kas tau panašu, aš rodau, kas man panašu. Nu tai šiaip įdomu, bet jūs ten kažkaip prieš tai norėjot labai įvairiausių žmonės nužudyti. Ar manęs nenorit nužudyti? Oi, ne, baško, joksios tada. Jo, rimtai? Tai aišku. Nu gerai, bet yra kiti žmonės, kur nužudyti jūs norit. Nu, jūs žinot, kad, negalim žmonių žudyti, negražu. Tai aišku, kad negražu, bet matai, mane kai nori nužudyti, tai kas man belieka stovėti, laukti, kol mane nužudys arba ginti, žinai. Tai du variantas, šiandien pusantrą. Nu gerai, o tai jūs Valinską norit nužudyti? Oi, ne, Valinskas mane irgi jokina. Nu, į ką tu ten tokį nužudysi? O tai ką tada norėtumėt, pavyzdžiui? Tuos, kurie mane nori. O kas jūs nori? Kaščiūnas, ta prasme? Ne, tu pasikreipki, ta prasme, į policiją ten tau duos, ta prasme, informaciją apie tai, kiek jie užfiksavę yra tų žmonių, kurie atvažiavę prie mano namų, net stebėjo mane, kurie gąsdino mano vaikus ir taip toliau. Tai ašgi negaliu šitos informacijos viešinti, kas čia tokie. Tokiais 90-ųjų metodais su jumis kovoja, ne? Nu, ar kovoja, ar nekovoja, aš nežinau, bet ta prasme, kada paskleidžiama informacija apie mane realybės neatitinkanti. Taip. Ir pakurstoma, sakykime, agresija, kaip čia sakyti, prieš mane. Taip. Tai pats žinai, kad visuomeniai yra tokių ne visai adekvačių, kurie sureaguoja, va taip. Aišku. Nu tai gerai, o nemanot, kad su savo tais video tokiais grubiais iššaukė tokią reakciją į jūs? Nu, blemba, žinai, tik tai kalbos. Tai jeigu kalbos iššaukia tokias reakcijas, tai kas būtų tada, jeigu būtų darbai? Nu tai nuo kalbų viskas ir prasideda, taigi net posūkis yra mažiau kalbų, daugiau darbų. Kažkas gali už gryną pinigą priimti tą, ką jūs pasakėt. Sakai? Taip. Aš, pavyzdžiui, labai dažnai galvoju, blemba, taigi nereikėtų čia tų mokesčių mokėti, bet moku. Taip, bet jūs, pavyzdžiui, sako tokį pasiūlymą, pavyzdžiui, nužudyti žmogų už 1000 eurų, jūs duosit. Čia buvo juoko forma pasakyta? Tai faktas, kas tau duos. O jeigu atsiras toks, kur tikrai tą padarys? Tai,
aš nežinau, tai kas jam duos tos pinigus. Aš tai manau, kad pirmiausiai padaro dar. Iš pradžių paima pinigus, o paskui padaro darbą, ypač tokiuose reikaluose. O čia gal konkursas, kas pirmas padarys, tas ir gaus? Aš nemanau, tai būtų ir pasakyta, kad konkursas, žinai. Dar grįžtam prie jūsų tų tokių žodžių, kur jūs galvojat, kad ne grasinimai, bet ten grasinimai vienareikšmiškai, kur Kasčiūnui akinius nuimt, jūs sakot, kad Kasčiūnas Ačkarikas kaip pats su akiniais esat. Ir kad atsit nuimtat akinius ir su atsuktuvu akis išdurt. Taigi čia blemba. Dabar pažiūrėk, o kaip pas Kasčiūną atsirado šitas video? Koks? Tas, apie kurį kalbė. O kaip, atsisiuntė? Aha, atsisiuntė. Jisai skirtas uždarai auditorijai. Tai negalėjo būti pas Kasčiūną niekaip atsisiųsti, tai galima sakyti, tai buvo čia tas pats, kad aš namuose turiu, sakykim, susidėjęs kažkokius asmeninius daiktus, bet jie netikėtai atsiranda pas Kasčiūną. Tai būtų vagystė, ne? Ne. Taigi dabar Volkovo Leonidą iš Lietuvos dėl ko nori išvaryti? Dėl uždaram susirašinėjimą privačiam pasakytus dalykus apie Ukrainą ir konkrečiai apie tą Kapustiną. Žinot, tai... O tai gerai, o tai kas yra tada asmens persekiojimas? Jeigu aš kalbuosi kažką su žmona, ar ne, arba su draugu, arba su draugų grupe, tai yra, privatu. Ir kad tą informaciją rinkti, tai reikia turėti teismo leidimą kažkokį, tai bent turi būti kažkoks tai teismas, kažkas tai tyrimas pradėtas ar kažkas, kuris suteiktų teismo leidimas rinkti tą informaciją ir jo labiau ne tik rinkti, bet ir saugoti ir platinti dar. Tai, čia tuo momentu ir stovim. O tai kaip jis atsirado pas Kasčiūną, tas mano vaizdo įrašas? Bet jums kyla klausimas, kaip atsirado ir nekyla klausimas, kad tame video ragina susidorot? Ne, bet man kyla klausimas, kaip atsirado, nes maža ką aš kalbuosi su žmona, ypač erotiniais reikalais. Tai dar nereiškia, kad aš siūlyčiau, sakykim, tą daryti visuomenėje. Tai viena, o jeigu video yra privatus ir jisai kažkaip tai paimamas ir platinamas, tai kokio tikslu tai daroma? Prieina visokių, ta prasme, anonimų, kurie atvirai pasakius pizdina tos mano... ir paskiau platina, o tai yra nelegalu. Jeigu dabar, pavyzdžiui, tu asmeninės nuotraukas turi ir viešas nuotraukas, ar ne, jeigu tu viešas nuotraukas turi, tai galiu ir aš panaudoti, ar ne, ir bilekas, nors tai jau nebūtų normalu. Bet, sakykim, taip visi daro Lietuvoje. Bet kada jau, pavyzdžiui, tavo profilį įlenda kažkur, tai į asmeninės nuotraukas, kurios neviešai auditorijai skirtos, kaip kas buvo padaryta su mano žmonos ir mano vaikų nuotraukom, ir jas paskiau viešina ir platina ir prirašo, kad čia reikia vatnikas, čia reikia nužudyti, čia reikia taip ir toliau ir tai čia normalu. Bet irgi, ar nežino to posakio, kad kas pateko į internetą, tas ir liko internete? Kad bet kada. Taip. Taip yra, bet žinai, dar yra ir kitas posakis, kas nedirba, tas neprisidirba. Tai nedaroma. Apie tai tik kalbama, bet tai nedaroma, yra kalbos ir darbai. Ašgi galiu pasakyti, kad aš to čia prišiksiu, bet tai dar nereikia, kad paimsiu ir prišiksiu. Nesvarbus, čia skambino viskas okei. Tai tvarkoj, tada iki, jo. Jo, gero savaitgalio tau. Tau taip pat iki, ate. Ačiū, iki. Iki. Nepraslysiu tu su tais pakeistais balsais, man atrodo. Ne, tai čia tada skambini tiem žmonėm, kurie patys tau planavo skambinti, kai su Oli atveju, arba tie, kur žino tavo kūrybą. Ir jau 2 kartus to paties neišnaudosi. Su to Gintaru Grasulevičiu tik tai gerai bet čia man labiausiai vis tiek yra įstrigę, kad žmogus, jis nesako, kad aš gailiuosi, pavyzdžiui, kad... Nutekėjo Jis nutekėjo ir jis kaltina, kad nutekėjo. Taip. O ką jis sakė, tai čia nesvarbu. Tas irgi šokiruoja, kad ant tiek nežino, kaip tie dalykai gali būti, teisme, policijos. Ir apie kokį čia privatumą mes kalbam. Kaip aš įsivaizduoju, tai jie buvo vieši savo laiku. Paskui jis juos ištrynė, nes gavo atitinkamų institucijų laiškus. Tada jis pagalvojo, kad reikia traktuoti kaip privatų. Tai prasme, tai kaip, tugi negali, jisgi kamerą daro selfie video, tai kam jis įsiuntė draugui? Ta prasme, nejuokinkimės. Čia viskas yra nuo jo sienos, tik tai paskui po, man atrodo, gal Kasčiūno
ar po kažkurių video jie dingo tikrai iš viešo profilio ir dabar jis jau sako, kad jie nebevieši, nors jie savo laiku buvo vieši. Bet matai, kad jisai jau sukasi iš situacijos, matosi, kad žmogus galvoja ir linkęs keistis ir čia iš jūsų, Jėzu, aš nežinau kaip reaguoti, kaip būna skambini tam žmogui aiškintis, o jis tada komplimentais apibėrė. Aš mačiau, tu pasimeti iškart ir iškart stoji į jo pusę. Sakot, stoju? Aš juokauju. Ai, nestoju, aš kaip tik žiauriai išlaikau atstumą, tai tenai, Gerai, pabandysim mes važiuoti toliau, gerai, dar vieną kokį pasidarykim, nes yra, parodykim 6 video, garsusis Marekas Sobras. Что местные фашисты, нацисты и петухи, и пидасы, чтобы вы уснули и не проснулись, сыновья, блядь. Это родина моя, блядь. Вот это вот моя родина. Я от нее не отказывался. Как вам кружку мне? Мареку. От Владимира Владимировича Путина. Там вместе эта вся хуйня, вся эта стадо, блядь, фашистских баранов, петухов, нахуй, блядь, Эксодус, Пьюклас, блядь, там еще какие-то, блядь, Шаулюсаенга ебаная, блядь. Приедет Салафанас, мы с ним сделаем контент, приедет ко мне в гости, поедем, блядь, везде, в Шаулюсаенгу, там сделаем контент нормальный. А приедет к тебе, да? Да, я и сегодня звонил, и на стриме звонил вчера ему. Kraupoka, ne? O jisai, lietuviškai? Viskas skambina? Jie Lietuvos Šiuo metu yra nepasiekiamas ir apie jūsų skambutį bus informuotas trumpąją SMS žinute. Aš čia ir tau truputį mažą pranką padariau, bet kodėl? Todėl, kad aš norėjau patikrinti su tavo pagalba, ar tas numeris veikiantis, nes mano žiniomis iš Mareko Vereško yra atimtas telefonas ir tai yra padariusi mūsų teisėsauga ir jis yra kaltinamas galimai, nes nėra patvirtintos informacijos, bet kaltinamas pagal 170 straipsnį, kas yra kurstoma neapykanta, diskriminacija, smurtas ar susidorojimas. Įstatymas apima veiksmus ir kai tai daroma viešai socialiniuose tinkluose internete. Aha. Tai galim paplot. O palauk, tai čia prankas man ar ką? Taip, aš su tavo pagalba norėjau patikrinti, ar tas telefonas dar išjungtas ir ar jis galimai yra policijos rankose. Ne, o gal jis jau grąžintas ir galima su juo apie tai pasišnekėti. Geras. Tai šiaip tai tikrai džiugu, nes šitas jis, tarp kitko, yra Lietuvos pilietis, bet teršiasi internete neįmanomais kiekiais ir neįmanomais žodžiais, keiksmažodžiais, grasinimais ir ko tik nori. Čia jo, kur iš telefono per protestą leidot kažkokį. Čia šitas toksai, kur žiūri, matai, kad jis galėtų, jis toks pitbulis, buldogas toksai. Bet jis tik ekrane taip atrodo. Ai, sakot, nes yra, kur jisai tenai kriaušę daužo namie. Taip, ir pjausto su peiliais tą kriaušę. Tai vat įdomu būtų, nes tokiam skambinau, bet ką su juo kalbėt, kai būtų šal nahui, pidara, nahui, zarėžau, pidara, ubliudak, bet būtų vien tik tai taip, ta prasme, jo, nes, kur žiūri ir jau tikrai skauda klausytis būna, nes toks pliūpsnis agresijos šakės, tragedija. Taip. Gerai, paskutinis pacientas. Kas toks? Pasižiūrim. Погнали на. Давай, сука. Kas yra tau dėl Dievo meilės? Ko nepatenkinta? Daina nepatinka. Флаг, шапка, майка, кружка, четки. Вообще убой нахуй. Которые... Чтобы взять их упор. Labas. Labas. Kam ta rusų vėliava? Ką? Kam ta rusų vėliava? O nahui pas mane mano gimtajam krašte kabina Ukrainos vėliavos, visas miestas vėliavose.
Aš lietuvis, Lietuvoje gyvenu, Lietuvoje gimiau, Lietuvą myliu, bet ne ukrainiečių vėliavas, žiūriu visur matyti. O tai šiaip reiktų lietuvių vėliavą užsidėti, lietuviškai apsirengti, bet ne rusų. Tai aš lietuviškus drabužius turiu, vėliavą, viską turiu. Taip pat aš turiu tokį klausimą, kodėl ukrainiečių galima, o kitų šalių negalima. Teisybė. Palauk, žiūrėk, neleidžia. Aš ne fašistas, ne nacistas, ne kažkoks žmonių neskirstau, bet jeigu leidžia Ukrainos, tai galima ir kitų šalių. Kuo jie skiriasi? Kas pasakė, kad aš turiu jiem padėti, kad aš turiu juos gelbėti, kad turiu aukoti, dirbti, mokėti mokesčius, juos išlaikyti. Kas tai pasakė? Bet aš myliu Lietuvą, aš lietuvis, tautybė mano lietuvis. Supranti, bet aš sakau dar kartą, aš nepateisinu to dalyko, mums skolingi, mums turi, mums privalo. Kas privalo? Aš vaikam privalau savo, motinai, sergančiai, sesiai padėti. Labai liuksų. Kokią nori, tokią kabinu. Galiu japonų pasikabinti, galiu amerikonų. Geras. Ivanas jis vardu. Taip. Blemba, irgi tada neapsimetu. Skambinu. Aš manau, kad ne. Tai kokią sugalvot legendą? Dėl ko skambinau, kad, pavyzdžiui, tai aš skambinu iš savivaldybės, kodėl neiškabino vėliavo šiandien ukrainiečių, nes šiandien Tarasov Ševčenko gimimo diena. Gerai? Alio. Labą dieną. Labą dieną. O čia ne Ivano numeris telefono? Ne Ivano, čia žmona jo. O Ivano numerį galima būtų gauti? O kas čia? Čia skambina Vladimiras, draugelis jo, jisai ten turėtų atsiliepti man, bet neatsiliepė. Turėjo jisai pakelti. Jisai dirba. Ai, Jėzus Marija, o tai iki kelių jis dirbs, nežinot? Iki 5 maždaug. Gerai, tada... Parašykit, jisai perskambins po to. Gerai, tvarkoj. O tai ką, pas jūs vienas telefonas per abu, ar kaip? Ne, čia mano telefonas. O tai jisai savo... Blemba. Aišku, mes tik tokie su juo susirašom, visada davė šitą numerį, sakė, kontaktinis. Tik toką parašykit, aš jam pasakysiu. Tai gerai, tvarkoj. Tai 5, sakot, bus, jo? Aš nežinau, baigė 5, bet... Tvarkoj. Norėjau pasiūlyti jam eit, blemba, vakare, yra čia pirmam aukšte vėliavos ukrainiečių iškabintos, nuskint nahui reik, teršia miestą. Jūs ten patys baigėt. Gerai, tvarkoj, bet turėtų sutikti. Šalta, bet gal apsirengsi. Gerai, tvarkoj, davai. Jis tikrai nesutiks. Kodėl? Todėl, neskambinkit ir jūs čia nesąmonių jokių nekalbėkit, gerai? Čia nedurnių šou. Irgi išrišo, sunku tau. Ne, bet jo. Sunku, žinok, aš bijau, kad tau vieną dieną užsidarys šitas skambučių centras. Ne, tai... Nes jau turbūt atpažįsta ir sunku ten su tais personažais. Tai jau turbūt reikia neapsimetinėjant savim skambinėlius. Ar būna tau, kad pasikeičia nuomonė pačiam apie tą ar komentatorių, ar apie tą žmogų, kuriam skambinai su vienu nusiteikimu, pakalbėjai ir tada... supranti, kad gal visai čia viskas ir neblogai. Taip. Buvo, kad gal žmogui nenuotaika tenai, kažkas tokio, bet labai mažai tokių dalykų būna. O čia irgi, pavyzdžiui, Darius, kai jisai pradėjo girti tenai kvesti, tai aš tų dalykų nedaryčiau, jeigu nežinočiau, kad jie man sekasi gerai. Skečai, dainos, dar kažkas. Ir tas girimas tai toksai lengviausias būdas sušvelninti mano toną, nors jisai ir nėra pakeltas ar kažkoks griežtas nuo pats. Palenkti tave į savo pusę. Jo, bet kadangi žinau ir be jūsų parodytų video, ką jisai kalba ir ką mano ir apie Ukrainą, tai yra tokie dalykai, kur man yra šventi ir ten jokiais būdais, jokios draugystės ten nėra įmanomos ir tai. Pamatai, kad žmogus linkęs keisti savo nuomonę ir gailisi dėl to, ką jis yra pasakęs tenai. Ir, tu manai, kad šiuo atveju gailisi? Gailisi, žiūrėkite, kaip yra. Gailisi ne dėl to, ką pasakė, o dėl to, kad išplyto, bet jisai tikrai nedarytų to, ką yra pasakęs. Jau antrą kartą nebekartotų. Jis nenorėtų žudyti jūsų ir Kasčiūno akis su atsuktuvu. Kad jisai, jisai nebent čia išsisuko, kad tai buvo kaip juokas pasakytas tas dalykas. Tai ir perklausi porą kartų, reziumė tą padarai ir įsitikini, kad tikrai, nuoširdžiai jisai ten atseit pajokavo.
Va. Nu tai va taip. Bet ar tiki, kad jis ten pajokavo? Manau jo, kad tie, kas taip kalba, taip nelabai būtų linkę kažką nuskriaus, kažkam prieit, padaryti. Jie taip tik nori, kad taip atrodytų. Taip, taigi kaip kitaip per ekraną pateikti savo kažkokį vyriškumą, mačizmą, tokį grubumą, psichologinį nesulaužimą, tokį psichologinį stuburą tvirtą. Taip, čia prieit, sunaikinti, susprogdinti, ten tas. Jo, bet būtent su kalbėjimas yra sunkiausias darbas. Klausyk, yra dažna nuomonė, gal nelabai, aš gal perdėdu, gal nedažna, bet aš savo sienai to sulaukiu, kad nereikia mums čia pjautis vieniems su kitais, kad reikia kalbėtis. Ane? Ar tai yra prasmė? Aš savo esu pasakęs, kad prasmės tame jokios nėra, nes kiek matai viešą erdvę šitų ar kitų melagių, nematai prošvaiščio, kad čia kažkokia bendra kalba galėtų įvykti. Kaip tu pats matai? Nes tu kalbi su jais. Yra, taigi jis matot, kaip pats atlyžo jisai per visą. Taip, bet ar jis pasikeitė nuo to? Tai ir nepasikeis, čia klausimas. Dešimtmečių, ta prasme, reikia, kad žmonės pasikeistų, bet bent jau pradėtų mąstyti tam tikrą prasme, tam tikrą linkme ir po biškį kažkas galvoja, nebūtinai iš karto viskam neįmanoma taip pasikeisti. Bet tu manai, kad yra rakto tame, kad tas kalbėjimas, rėjimas vienų pas kitus, yra. Kad racijos tame yra. Yra, labai yra. Su žmogum, kuris į ekraną 3 kartus pakartojo, kaip jis žudys skirtingus žmonės, aš su juo net nenorėčiau apie nieką šnekėti gyvenime. Ir kai man sako, reikia atrasti čia tarpusavio kažkokį ryšį, kokį ryšį, apie ką mes čia kalbam. Tai aš apie tai, man buvo įdomu. Bet jeigu tu sakai, kad įmanoma kalbėtis, tai gal ir įmanoma, nežinau. Matai, tu gal, tenai, tokia gyvenimiška patirtis, darbai kažkokie, o man specialiai įdomu ieškoti problemų. Aš net tas, kuris man grasino užmušti, gyvai norėčiau susitikti. Ir, su tą Irma visai norėčiau gyvai susitikti ir pasižiūrėti, kur tas jų šustrumas, kiek žingsnių priejus iki manęs tas šustrumas dingtų arba kaip tik užaugtų. Ir labai taip įdomu, tai čia irgi yra vaikystėje bijojom tamsos, aukščio, dar kažkas, o čia yra grinai tavo baimė kažkokia ir tu ne tai, kad bijai ir slapstaisi nuo savo tos baimės, o kaip tik bėgi iš visų jėgų. Bet čia aš tai nesakyčiau, kad čia kažkokia baimė, aš tai tiesiog turiu žymiai įdomesnį ratą aplink save žmonių, su kuriais aš noriu bendrauti. Aš nenoriu, tiesiog aš nenoriu net, būt vienoj patalpoj. Kvėpuot to pačiu oru. O gal man įdomu, kad, nežinau, renginiuose būna daug įvairiausių tų situacijų ir nuspėjai, kaip viskas bus, o čia visiškai nevaldomas dalykas. O tu ką renginį tu turi daryti ir valdyti viską. Ir gal norisi toksai ekstremalumas, supranti, kad kažkaip šiltai, fainai, patogiai, be jokių kostiumų eini į visišką dugną ir bandai tenai kažką iš... Patogiai eini į visišką dugną. Wow. Pats nežinau, bet įdomu būtų. Aišku, čia koks būtų psichiatras arba psichologas, tai pasakytų su manim, su manim nėra gerai. Bet vieną noriu pasakyti, kad čia, kai kalbi su jais, tai yra toks juokas visiškas. Aš moku save įvaryti į pačią nepatogiausią situaciją gyvenime. Tai susijęs su mano rytiniais vaikščiojimais. Įlendi į jaketę ir nesvarbu, ar -20, ar -25, su visa galva paneri į jaketę ir laikaisi už tų kopėčių. Taip. Ir būni po to vandeniu 20 sekundžių. Ir tuo metu tu didesnių problemų gyvenime neturi. Tai yra žaidimas su, nežinau, ne su mirtim, ne su ugnim, ne su bet tai yra pats save įvarai tokias situacijas, kur po to tu nieko nebijai, absoliučiai. Ar tas šaltis tai paveikia ir ten vyksta kažkokie cheminiai dalykai organizme. Bet taip. Kažkaip, nežinau, ar labai ryšliai čia kalbu, ar ne. Ryšliai, tik šokinėjai, tai bagom, bet viskas gerai, viskas suprantama. Taip. Viačeslavai. Aha. Čia rimtai taip jau kreipiuosi, pilnu vardu, žmogus net pabudo. Einam į pabaigą, visada prašau savo pašnekovų kažkokį tai, ne tai kad palinkėjimą, bet iš savo pusės, kaip mes, ypatingai jeigu mes kalbam apie socialinius tinklus, kur mes gyvenam antrus gyvenimus, ne? Kiekvienas iš mūsų gyvenam antrus gyvenimus ten.
gyvename tame pačiame melo liūne, nebūtinai mes kalbam apie dezinformaciją ir propagandą. Melo yra visokio ir visame kame. Kaip tavo manimų nardančio pačiam po socialinius tinklus, kaip tavo nuomonė aplamai to pasaulio gyventojas turėtų elgtis? Kaip priimti informaciją, kaip ją... Dažnai mes sakom, oi, tas kritinis mąstymas, bet aš žinau, kad tai yra tik tai pavadinimas, kurio niekas nesilaiko, nes niekas neturi laiko ieškoti, niekas neturi laiko 3 kartus tikrinti šaltinį, tai yra tik tai vadovėlinė frazė. Oi, kaip sunkiai čia reikėtų suformuluoti. Blemba, labai sunku patart, nes pats dar to ieškai. Pats užsikabini iš kažkokių video, kur tai blizga padaryti gerai ir tokia propaganda. Grįžtant prie to bukumo, kad atsikratyt bukumo ir viską kaip tik žiūrėti labai aštriai. Ir aš esu padaręs tokį eksperimentą su savo publika, su savo sekėjais Facebook'e, kai tik atsirasdavo dirbtinio intelekto suformuoti vaizdeliai. Tai matėt, laikotarpis buvo, kuris dar skaičių nemokėjo. Taip, rankos 3 buvo 6 pirštai. Taip. Ir buvo labai toksai fainas stovyklavimo vieta ir aš galvau, vis tiek jis turi klaidą palikti. Ir aš tą klaidą radau. Ir po to akis įsigudrina taip, kad tu iš karto ieškai klaidų, randi ir supranti, kad čia dirbtinis intelektas. Dabar tai jau lengvai atpažinti, tuo metu tai buvo neįmanoma. Ir buvo labai įdomu, kad ta stovyklavietė ir aš hebrai klausiu, kas ne taip, ir jie negali atsakyti. Ir aš sakau, žiūrėkite, kad žibalinių lempų daktis dega, o nuotrauka dieną daryta. Ir galvau, koks durnius jungtų žibalinę lempą, kai tu esi iškiloj gamtoj. Ir dar dieną. Taip, dieną, ir tada visi, ir tada pradėjom jau matuotis, kas iš šitą nuotrauką, kas čia ne taip, ir tu tas, kur, pavyzdžiui, kažkokie vyriai, durys, ir matai vyriai taip, kad durys turėtų į tą. Ne į tą pusę. Ir buvo daug tokių niuansų ir tai buvo labai faina kartu su dirbtiniu intelektu treniruoti savo natūralų intelektą prieš dirbtinį intelektą ir po to jau matai, kiaurai žiūri į nuotrauką, matai, kas ten ne taip su vizualia informacija, o po to ir taip paprastai melus imi matyti kažkokius tokius išvelgti. Tai tiesiog gal proto aštrumo visame kame, kad ir irgi įdomus toksai dalykas toksai, kad kaip kovoti su tais telefoniniais sukčiais, kad kiekvienas iš mūsų, net su savo šeimos nariais, su kiekvienu mes galim turėti slaptažodį. Jeigu, pavyzdžiui, paskambina tau naktį, lygiai ką aš čia pats darau, pakeitęs balsą, ir skambina ten koks nors sūnus, kažkam, kas turi tokio amžiaus sūnų, oi, mama, lūpa praškelta, du dantis išmušti, negaliu kalbėti, reikia pinigų, kad mane į kalėjimą nepasodintų. Ir įmanoma kažkokį tokį dalyką, slaptažodį, kurį tik tai jisai vienas žinotų. Ir galėtų pasakyti, kad ir suskaldyta lūpa. Pavyzdžiui, mes turėjom antrą šunį, koks jo vardas buvo, arba kokia veislė, kokia spalva, išskirtinis dalykas, kada mirė, arba kaip tik kada iš prieglaudos paėmėm. Kažkokius toks, kad čia ir dabar galima sugalvoti tam tikrus niuansus, kur tikrai tas žmogus, sėdėdamas priešais, galėtų atsakyti. Pavyzdžiui, su kokios spalvos paltų šiandien atėjai, Dominikai? Su juodos ir su žaliais atvartais. Labai. Tai tas toksai proto budrumas, kad jisai būtų visame kame. Ir paprastam skambutyje, ir dar kažkur, ir tikrinant, analizuojant informaciją. Labai reikalingas. Sunku būti budriam 24 valandas per parą. Tiesiog atsipalaiduokit iki tokio lygio, nes jeigu budrus, tai atrodo, kad iš karto visada toksai turi. Atsipalaiduoji iki tam tikro tokio lygio, stebi, susilieji su viskuo, stebi tą aplinką, tampi dalimi jos, bet visada kritiškai viską žiūri. Taip, bet nepamirštos kritikos, taip. Gerai. Viskas. Ačiū labai Viačeslavai už išskirtinį mūsų epizodą, tikrai, nes ir pokalbis buvo be galo įdomus, ir skambučiai, to mes dar neturėjom savo deginančioje melą studijoje. Tikrai jie daug ką atskleidė ir daug ką parodė. Tai tikrai labai tau ačiū už tai, ką darai. Ačiū labai, ačiū. Ačiū labai Viačeslavai. Ačiū ir jums žiūrintiems, aišku, kaip visada. Sakau,
sekite, prenumeruokite tiek Atlaužo kanalą, tiek Slavka Channel kanalas. Prenumeruokite, sekite visus kanalus, kurie tik tai kalba pilietiškom temom, kurie tik tai kalba pozityviom temom, gerą nuotaiką nešančiam temom, nes mūsų visų užduotis yra nugalėti tas nelemtas kompiuterinės programas, kurios gadina mums visiems gyvenimą. Tai ačiū Jums labai, ačiū žiūrėjusiems, ačiū dar kartą Slava. Ačiū Dominykai. Slavka. Žodžiu, čia taip tiek vardų žmogus turi. Gerai, iki pasimatymo. Ačiū labai.